Sveiki. Labadiena visiems. Mes esame nuostabioje vietoje. Vilniuje. Vilniuje esame. Suknelių salone. Ji pasakė taip. Ir liktyčia, pavasaris. Kalbame apie sukneles. Ir taip pat kalbėsime šiandien apie vestuvinius tortus. Nes turbūt daugelis šiuo metu vykstate į degustacijas. Labai suderinamos temos, turiuomenį vestuviniai tortai, Todėl, kad suknelės. šiuo metu ir vyksta suknelių pasimatavimas ir vestuvinių tortų pasirinkimas. Tokia tu žinai, kiek tau suknelių prie matavimo gali pasakyti, kiek tu tortų dar gali degustuoti. Taip, čia vienu metu turi viskas vykti, nes ir geriau po tortų degustacijos. Ateikit, pasimatuokit, jums tada pasakys, jeigu čia yra jūsų svajonių suknelė, ar jūs dar galite degustuoti, ar jau reikėtų G+ ar Impulse. Taip. Tai va, tai smagu, esam Vilniuje ir podcastukas filmuojamas, kaip vis dar didelis ačiū yra mūsų rėmėjam, tai vieni iš jų jau nuolatiniai TM2 baras, visada geriausi ir skaniausi kokteiliai. Ir dar šiandien mūsų laidą remia Mergvakariai be galvos skausmo. Instagrame galite rasti jų puslapį. Ir pas juos galite įsigyti ne tik mergvakariams skirtos atributikos, tai kvietimai, įvairios maikutės, įvairiausi daiktai, kas yra reikalinga merginoms, kad jos sukurtų nuostabų mergvakarį. Taip pat galima įsigyti ten rankų darbo keliaraiščius, pakvietimus liudininkams ir dar daugybę įvairių dalykų, kurių jums reikia planuojant mergvakarį arba savo vestuves. Tai užeikite į Mergvakarį be galvos skausmo puslapį ir pasižvalgykite. Aš pasižiūrėjau, taip labai fainai yra dalykėlių, visokiausių dovanėlių merginom. Halačiukų yra nemažai šiaip iš tiesų ir tokių įvairių fainų dėžučių, dovanas Mergvakario komandai, kas manau yra Mergvakario svarbi dalis. Taip, aš irgi manau. Tai turbūt nieko nelaukiam ir keliaukime prie mūsų temos. Aš dariau apklausas ir iš tikrųjų mes jau tada, prisimenu, kai prieš porą metų darėme apie suknelių salonus temą, tai labai populiari šita tema, labai daug kas galėjo papasakoti įvairių mums istorijų, tokių, kurios, truputėlį, kaip čia pasakyti, sukompromitavo, ar ne? Taip, nes tas toks įvairių yra nuomonė, įvairių yra patirčių. Mes tokie lietuviai gal labiau linkę dalintis tom neigiamom patirtim, bet labai smagu, kad atsirado ir tų teigiamo fono, nes aš pats, kai mes važiavome iš Klaipėdos irgi, iki kol mes pirmą kartą nuvažiavome į vestuvinių suknelių saloną, turėjau tokią išankstinę nuomonę apie tai, kad jie tokie šiek tiek kvepia naftalino, tokių šiek tiek senovė. Kažkodėl, tai kadangi tu tiek daug jų esi praėjęs, tai tu gali iš tikrųjų pasakyti savo nuomonę, ar ne? Bet kadangi aš tikrai daugiau esu mačiusi salonų, tai galiu pasakyti, kad mes Lietuvoje turim tikrai nuostabių salonų, su nuostabiu aptarnavimu. Ir liktyčia, žinokit, dabar gal nerasiu aš šito atsiliepimo, bet apie būtent šį saloną ji pasakė taip ir yra geriausi atsiliepimai ir nei vieno neigiamo. Tai kaip aš ir Egliai salono savininkai sakiau, kad mano nuotakų šiemet gal koks 50% čia būtent rado savo sukneles. Tai tiesiog pasidalinsiu keletą istorijų. Man šiaip, aišku, viena iš istorijų aš labai norėsiu, nes man Iveta važiuojant iš Klaipėdos rodė žiauriai fainą video ir jis man, aš paprašysiu Valgirdą, kad įsidėt, nes jeigu, bet tai yra tikra, kaip yra pasitinkami klientai. Aš gal neskaitysiu pavadinimo, bet tai yra vienas iš salonų Šilutėje. Tai jeigu jūs ten Sveiki atvykę į Šilutę, kaip dainuoja Vidis Višniauskas, ten... Tai manau, kad žinosite šitos dalykus, tai mergina rašo, kad rinkome suknelę draugės vestuvėm, po to lankėmės ir Malonume, nuostabi moteris, puikus aptarnavimas, aš kol kas buvau tik Auksore Wedding salone, tai čia labiau kalbama ar ne apie Klaipėdos regiono suknelių salonus.
Tai irgi labai pagyrė aptarnavimą, geriausi atsiliepimai. Tai taip pat dar keli salonai. Jeigu kažkas bibliotekose yra, kur pamokina seniorus mokintis internetu, parašykite vietai, kada kiti laikai yra. Su telefonu kaip naudotis. Viskas okei. Tai istorijos kažkokios nėra, bet tiesiog pabandysim įdėti video, koks yra aptarnavimas ir kokias šlepetės duoda svečiams ir nuotakai atėjus į suknelių saloną. Tai iš tikrųjų aš buvau labai nustebinta. Gal vyksta remontai? Man šiaip iš viso keisti ir aš nežinau, gal galėsim pakalbėti su Egle apie šiaip, man tas, kodėl tas šlepetės iš vis ten davė, man iš vis keistas klausimas. Bet tebūnė, gal taip nutinka dalykai. Tiesiog gal buvo tokia situacija, gal tikrai buvo remontas. Gal užpylė. Kas atsiuntėt mums šitą video, gal tiesiog parašykite komentaruose ilgesnį istoriją, kas ir kaip, o gal kažkas ir žinote, kas ir kaip tenai yra. Juokingiausia buvo, žinai, kas yra, kad tas žmogus, kur atsiuntėt, jis tiesiog galbūt su tom šlepetėm atėjo. Mes galvojam. Ne, tai mergina man atsiuntė video, sako, aš jums tiesiog noriu su jumis pasidalinti apie aptarnavimą viename iš Šilutės suknelių salonų. Gerai, aš šiaip turiu klausimą tokį. Tavęs paklausti, kaip planuotojas, kalbant apie suknelių salonus. Tu sakai, kad dabar yra tas momentas, kai matuojasi suknelės nuotakos, dabar yra balandžio mėnuo, mes kalbam apie 25 metų sezoną. Taip. O tai nėra per vėlai? Ar jos turime jau būna įsirinkusios iš anksčiau? Kada yra vestuvės. Plus turėkime omeny, kad kai kurios merginos tik pradeda pavasarį planuoti savo vestuvės. Tai čia yra įvairios situacijos. Gal mes vėliau su Egle pakalbėsim apskritai, kada reiktų pradėti, bet bent jau aš savo nuotaką siunčiu nuo sausio, vasario mėnesį, taip sakau. Jeigu eina iki kitus metus. Pavyzdžiui, 25 metai ar ne 25 vestuvės, tai reiškia sausis, vasaris, kovas yra tie mėnesiai, kada aš noriu, kad mano nuotakos išsirinktų savo vestuvinės sukneles. Tačiau jeigu vestuvės rugsėjį, tai tu ten gali ir vasarą, žinai, dar rinktis tą suknelę. Kartais būna, kad nuotakos persigalvo ir po kelis kartus praeina tuos kelis dar salonus. Nėra tikros dėl savo suknelės pasiraukia naujų. Iš tavo pusės, kiek maždaug, manai, salonų verta aplankyti? Ar jeigu randi ten savo patinkančią, į kitą net neik, kad nesusibalamutintum? Tarkim, ar ne, aš turėjau nuotaką, kurią buvau užregistravusi į visus Klaipėdos salonus, į kuriuos registruoju savo nuotakos, ir į Vilniuje 3 berods salonus. Ir mes Klaipėdoje nuėjome į pirmąjį saloną ir ten rado jau savo tą suknelį. Ir aš matau tiesiog iš veido, iš visko, kad jinai matuojasi tiesiog visas vienodas, ten gal plus minus kelios detalės skiriasi, bet viskas, jai jau patiko ta pati pirmoji beje užsivilkta suknelė ir aš jai sakau, žiūrėk, aš manau, kad tau neapsimoka važiuoti jau į kitus, gal dar į vieną tiesiog dėl užsitikrinimo, bet sakau, į Vilnių tau važiuoti tikrai nėra reikalo, bet jinai vis tiek važiavo ir liko vis tiek prie šitos suknelės. Šiaip mano kaip planuotos rekomendacija yra aplankyti nedaugiau 3-4 salonus, nes paskui, kaip ir merginos man komentaruose rašė, kad tos suknelės kartojasi, tiesiog yra skirtingos detalės, todėl kad kartais tu ateini, tą suknelę tokią labai švarę gali pasimatuoti, tačiau užsideda detalės, užsideda tie dabar čokeriai, jie yra visokie šalikai labai madingi, užsideda koks tinklelis ar ne, užsideda pirštinės, užsideda kažkokios tai detalės ant pačios suknelės ir ta suknelė jau gali atrodyti visiškai kitaip. Čia kaip ir kiekvienai merginai ta pati suknelė taip pat gali atrodyti kitaip. Tai galėčiau atsakyti. Ir gerai, ir aš gal iškirpsim, gal ne, jeigu Eglė gal atsakys, iš tavo pusės kaip planuotojas,
Yra kokių nors namų darbų, ką reikia atėjai pasiruošti į suknelį saloną? Taip, tai aš visada rekomenduoju Pinterestą panaršyti, tiesiog turėti kažkokių pavyzdžių, kas tau yra gražu, bet nepamirškim niekada, kad kas tau yra gražu, nebūtinai ant tavęs, ar ne? Tiks. Tai jeigu nepasiteisina tas tavos užsidėtas modelis suknelės, tai aš tiesiog ieškočiau gal kažkokius siluetų daugiau išbandyčiau ir panašiai. Nors kartais ateina merginos, kur jau žino, kad būtent ten A formos ar ne suknelė, arba siluetinė, kuri aptempia kūną, arba kad nori atviresnės, arba kad nori uždaresnės. Tiesiog susirašyti, galbūt savo, pamastyti, kokia suknelė būtų apie jūs. Nes tas toks, kada, pavyzdžiui, aš nuvažiuoju su nuotaka ir jinai nieko nežino, ko jinai nori, kas jai gražu, kas jai patinka, tai pirmam salone greičiausiai tu nerasi, todėl kad tu viską išbandinėjai, juolab jeigu konsultantė būna mažiau patyrusi, arba šiaip prastas kažkoks aptarnavimas, tai tiesiog tau neša, žinai, viską, kad viskas sako, kad tau atrodo gražu, bet, jau čia, aišku, nusivažiuotume toliau, bet reikia pasidaryti tos namų darbus. Tiesiog plius minus pasižiūrėti, kas tau yra bent jau gražu, kaip tu save įsivaizduotum, kokioje stilistikoje tau nėriniai patinka, tau lygus audinys patinka ir panašiai. Dar viena mergina atsiuntė vieną savo patirtį. Turiu įdomesnę patirtį viename labai iškirtame salone. Nuvykusi numatytų laikų, dar buvo kita nuotaka, nebaigusi matavimo. Prisėdom palaukti. Pradėjo mus savininkė kalbinti, kas fotografas, kas vedėjas, kaip pasakiau, tai labai apsidžiaugė, nes pažinojo, pradėjo girti. Ir prieš tai buvusią nuotaką skubinti greičiau rengtis. Realiai dar pilnai neapsirengusi išgrūda iš matavimos vietos. Aš taip norėčiau, jeigu aš ateinu į parduotuvę, man kito žmogų turi išgrūsti. Tokį. Ir... Pakvietė iškart mane, jau man čia pasirodė nelabai mandagu ir netaktiška. Aptariam, ko ieškau, parodė kelis variantus ir sako renkis. Kai nusirengiau vyšnaitę ant torto, jis sako, atrodė kūdesnė. Nemeluosiu, nebuvo labai jauku, bet galiausiai nieko pagal mano pageidavimus neradome ir labai tuom džiaugiuosi. Nemanau, kad antrą kartą būčiau norėjusi ten grįžti. Kad įsivaizduoti nešioju SM dydžio drabužius, tai nežinau, kaip į tokią reakciją man reaguoti. Skaudulys toks. Aš žinau pagal viską, ką sakė. Saloną, aš žinau saloną. Nėra parašyta koks, bet aš žinau. Kas tuo pat metu ir dietologijos konsultacijas siūlo, ne? Ne apie tai. Aš nesu girdėjus, kada aš būnu, mes negirdim tokių komentarų, bet pradžių istorijos buvo daug žadanti. Aš žinau tiesiog nuo pat pradžių istorijos, kas klausia, kas fotografas, kas vedėjas, kur šventė. Ir kas susilydo ten išgirdęs gerą fotografo vardą, ar ne. Tai, ne faina. Šiaip blogiausi prisiminimai tie ir yra, kur aš irgi kažkada jau su savo brolio beje sužadėtinė rinkti suknelės Kaune. Tuo metu į labai populiarų, vieną populiariausių salonų apskritai Lietuvoje. Ir sako, mes ant tokių dydžių mes neturim. Ir tai nebuvo tikrai kažkoks didelis dydis. Tačiau aš manau, kad tiesiog gal iš šono, taip kalbant, irgi pažįstamų rate ir šiaip su nuotakom kalbančiam, kaip tu sakai, ten yra kad didelis, nedidelis tas dydis, tai aš manau, kad kitom nuotakom, kurias yra gal to vadinamo ten plus dydžio, šiek tiek ir toks atšoka noras klausant tokių istorijų, kai tu ateini ir tave teisia. Taip. Pavyzdžiui, aš galiu net papasakoti vieną istoriją iš savo nuotakos, kur apsiverkusi mergina man paskambino, sako, aš nebenoriu važiuoti matuoti suknelių. Kas, sakau, atsitiko? Sako, nuėjau į saloną, beje, vieną populiariausių Lietuvoje salonų, kur man buvo šokas, kad jinai patyrė tokius dalykus ten. Tai, žodžiu,
ji norėjo tiesiog kažkokios išskirtinės suknelės, nuėjo ir taip ir sako, aš neturiu jokio nei silueto, nieko, aš tiesiog noriu įdomiausios suknelės, kuri yra pas jų salone. Ir sako, man neša tas suknelės, neša ir sako, matau nusivylimą veide jau tos konsultantės ir sako, mane pradėjo erzinti. Tas toksai, kad žmogus kažkaip reaguoja, kad čia man netinka pirmos 2 tos suknelės, sako, aš tiesiog turiu vienintelį norą, aš noriu būti išskirtinė, noriu būti kitokia, turiu pinigų, galiu bet kiek jums sumokėti, jūs man atneškite tiesiog suknelę, kuri jūsų nuomonė atrodo, kad bus išskirtinė, sako. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad ta salono konsultantė pasakė, kad tu nežinai, ko nori, tu čia išsidirbinėji, žodžiu, tu gal eik iš vis ūkis, salonuose tu čia nerasi, žodžiu, ko tau reikia. Ir jinai labai jautriai, tikrai labai jautri nuotaka ir labai jautriai sureagavo ir tikrai ten nekokia, ne iš tų nuotakų, taip, kurią pavadintum siaubūnė. Tiesiog žmogaus neišklausė, aš dar galvoju, galbūt konsultantės kažkokia, pačios ta būsena emocinė buvo tą dieną nekokia ir, baigėsi viskas labai blogai ir aš po šito įvykio, jeigu atvirai, aš nebesinčiu tiesiog į tą saloną, nes aš nusiuntusi mergaitę, kuri tikrai nėra iš tų, sunkių klientų, jeigu su tuo negali sutvarkyti tas salonas, tai kaip bus, jeigu aš jautresnė kažkokį žmogų. Tai čia galbūt sprendimas yra eiti dviese visada, bent jau dviese. Žinai, kas yra, aš pasakysiu savo kaip planuotos poziciją, aš negaliu su savo kiekvieną nuotaką, su savo 20-30 nuotakų pereiti visus Lietuvos salonus. Tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Bet ne, aš turiu menį, žinai, vis tiek mūsų podcastų žiūri poros, kurios galbūt debūnė gal savo tam biudžeto eilutį ir neturi planuotojos, bet aš turiu menį šiaip iš tos pusės, kad gal ne vienam eiti iš vis rekomenduotina. Aš žinau, kad yra ta tema apie ten šeimos narius, bet tu čiūp ten liudininkę, draugę ar dar kažką, kad jaustum, kad nesižinai tenai atsistojęs prieš tanką, kad tu turėtum kažkokį mental supporterį. Ar manai, kad nereikia? Tai ta mergina ėjo su savo mama. Ir ta mama beje tikrai toks iš gerų, kaip sakant, mes gal su Egle dar pakalbėsim, bet yra blogas mamos variantas, kuris dažniausiai pasitaiko. Bet čia buvo toks geras, kur mama tikrai, jinai, ten labai ryšys, žinai, tarp mamos ir dukters ir iš tikrųjų, net ta mama šalia, žinai, nepadėjo, nes šalia tave stovi žmogus konsultantas, kuris turėtų tau tarytum pagelbėti, bet jisai, sakyčiau, trukdo. O yra, pavyzdžiui, buvo taip, kad... Jo, man šiaip dar įdomus yra variantas, čia gal atrodys, kad labai aš tai suknelių salono pusė esu, bet ar yra buvo taip, kad, pavyzdžiui, klientas ne visada yra teisus ir, pavyzdžiui, yra tekę tau kaip planuotojai skambint, pavyzdžiui, suknelių saloną ir sakyti, sorry, biški nenotaikai buvo, tai gal dėl to jis ten išsiuntinėjo ant 3 raidžių. Žiūrėk, taip yra, aš tikrai turiu per savo karjerą tų sudėtingų variantų, kol kas su suknelių salonais tų variantų, tokių nebuvo, šiaip dažnai būna, kad ir įspėju, kad galbūt gali būti kažkokių ir paklausiu, kaip sekėsi. Tai kol kas su suknelių salonais būtent šito nėra buvę ir aš nemanau, kad aš turiu atsiprašinėti už savo klientą, nes tai nėra tik mano klientas, ar ne, tai yra ir to salono klientas, tai kaip jisai susitvarkys, tai čia yra jo jau kompetencija, nebe mano, tai aš nemanau, kad aš turėčiau atsiprašinėti, aš esu gal tokių situacijų turėjusi, kada atsiprašiau paslaugų teikėjų už savo klientų elgesį, bet tai nebūna dažnas tokių, sakyčiau, radikalumų, tokių, kad jau būtų pizdėt, kaip blogai, žinai, kad aš einu ir atsiprašau tiekėjo. Tai gal yra buvę, per mano tą visą karjerą, kiek čia 10-11 metų, tai gal 2-3 kartai, kur buvo tikrai blogai. Dar turi istorijų?
Jo, dar vieną istoriją pasidalinsiu. Sveiki, vestuvės rugsėjai, ieškome suknelės Klaipėdoje. 2 salonuose matavausi, aptarnavimas buvo nuostabus. Va. Tai pasakysiu, kada nuostabu, tai Auksoriai ir vestuvių mados namai. Gal norėjau suknelės, kur rankovės su tiuliu, bet tokios neturėjau. Pasakius savo norus, tiek vienam, tiek kitam salone suknelę pataikė iš pirmo karto ir sekančios nebuvo tokios, su kuriuom jaučiausi, kad čia yra mano suknelė. Manau, svarbu pasakyti nuomonę, atėjus, kokios suknelės ieškoma ir tiesiog mėgautis tuo procesu. Buvo labai smagi patirtis ir labai faina, kad jau randi savo suknelę. Kažkaip abiejose salonuose net nesitikėjau, kad suknelę pataikys parinkti iš pirmo karto. Tai bet čia tokie... Įdomiai, skirtingose salonuose surado suknelę, kuri tiks? Aš pati turiu patirtį, tai užsirašai į 2 salonus, ar ne? Meti monetą. Ir eini į vieną į kitą. Ne, tai tiesiog renkiesi galbūt tada jau pagal kainą, arba tiesiog pasigalvoji, kuri suknelė labiau apie tave. Tai... Bet šiaip čia, manau, reikia nebijoti, raminėjai, čia, kaip ir sakė šitą panelę, kad reikia nebijoti sakyti, ko nori. Ir aš manau, kad jeigu matai, kad nerandi to, ko nori, taip ir drąsiai sakyti, kad, stiliukas, nematau. Taip, šiaip aš visada rekomenduoju apskritai po tų blogų tokių patirčių palikti atsiliepimą. Tiesiog palikti atsiliepimą. Bet gal ir po gerų reikėtų palikti. Ir po gerų, taip, bet kada, pavyzdžiui, kad ir apie tą saloną, ar ne, apie kurį mes antrai kalbėjom, tai aš labai daug panašių istorijų esu girdėjus. Bet salono rekomendacijose niekur nesimato, kad tai tiesiog tai yra vieša paslaptis, kaip sakant. Visi tai žino, vis tiek eina, taip, tai yra geras salonas, taip, tai pasirinkimas suknelių yra geras, kaina tikrai yra ten labai gera, bet tiesiog jums teks susitaikyti, kad aptarnavimas nebus toks, kaip jūs esate mačiusi kino filmuose, ar ne, su šampanėliu, žinai, kur ten aplink tave tupinė. Tiesiog Lietuvoje dar nėra tiek išsivyščiusi, ar ne, ta aptarnavimo kultūra, jo, ar kaip čia pavadinti, jo lab, kad, nenoriu įžeisti nieko, bet mes turime, ar ne, vyresnių salono tų savininkių, kurių tiesiog, tas požiūris yra ne tas naujas ar ne atsinešimas kažkoks, bet toks pat, kaip mes nueiname bet kurią valstybinę įmonę ir sėdi, žinai, moteris, kuri galėtų būti mums mama ir, tas bendravimas kitoks. Bet smagu, kad esam vietoj, kur šiaip pirmas pasiūlymas buvo kavos, o antras šampano. Taip. 3 buvo vandens. Ir galiu pasakyti su nuotaka, tie patys pasiūlymai yra. Gaila, kad visada tenka vairuoti. Bet labai smagu, nes netoli gali rasti viešų transporto, kur galėtume į Klaipėdą grįžti, jeigu to šampano visgi buvo paragauti. Taip. Tai aš manau, kad... Su traukiniu galėtume. Su traukiniu, jo. Irgi variantas. Patogi lokacija yra. Tai aš manau, kad mes... Nebeturi istorijų. Jo, jau ką norėjau, tokias įdomesnės, paskui kitos labai panašios yra, tai aš kai ką norėsiu ir su Egle aptarti. Tai va, su Egle reikia kalbėti ir aš manau, kad Egle daug papasakos dalykų. Jeigu ką aš iš šono paklausinėsite, toks būsiu aidas. Tai va, kągi, keliaukim ir pasitikim svečią, nors esam pas ją svečiuose mes. Kelis svečius. Taip, tai va, viskas. Tai pristatau savo pašnekovės, turėsime tokią mergaitišką pokalbį apie vestuvinės sukneles. Pasikviečiau fotografę Dianą Ko. Labai svarbu yra ir iš fotografo perspektyvos, ar ne, kad tiesiog pakomentuotum Dianą kai kuriuos klausimus, nes labai dažnai pastebėjau, kad fotografai apskritai komentuoja nuotakos stilių, jiems yra, ar ne, tai svarbu fotosesijai, bet apie tai, ar ne, pakalbėsime pokalbio metu. Ir Eglė, ji pasakė taip, salono įkūrėja,
buvusi vestuvių planuotoja. Kolegė. O gal dar ir esi? Nesu. Pirmi metai, kai nesu. Tai tiesiog, Egle, tada pradėkim nuo tavęs, kaip tu atėjai, koks buvo kelias nuo vestuvių planuotas iki suknelių salono? Kelias labai keistas, gal toks, sakyčiau, labai spontaniškas, bet, kaip aš sakau, kiekvienas verslas turbūt atsiranda iš to, nes sprendžia kažkokią tai problemą. Nepaslaptis, prieš tai girdėjom, kad pasakai įvairiais pasidalinimais, tai mano kaip planuotojos patirtis su salonais tikrai buvo dažnu atveju prastos. Ir aš, kadangi klientų aptarnavime dirbau labai daug metų, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl taip yra, kodėl mes šiais laikais vis dar turim tokią pačią problemą, tikrai nieko neįžeidžiant su nebūtinai estetiška aplinka, su galbūt 20 metų nedarytų remontų. Ir nutiko taip, kad išėjau ginti vaiko ir bestumdindama vežimėlį pamačiau apleistą salono patalpas. Ir pagalvojau, tai kas ten vyksta, nes aš tokia visą laiką buvau prie rūbelių, prie šmutkelį. Tai man kažkaip tai buvo labai įdomu, nes vestuvių planavimas jau tikrai buvo tas sritis, kur jau norėjau naidinėti, bet žinau, kad nebenoriu grįžti į ofisą po vaiko gimimo ir turėjau lygiai 2 metus stumdinama vežimėlį sugalvoti kažką kito, ką turiu veikti, kad galėčiau negrįžti. Tai realiai sapnas ir kai mano vaikui buvo 1,5 metų, aš perėmiau patalpą senojo salono ir pradėjom statybas ir atsidarėm lygiai prieš 3 metus. Tai tau šiaip netrūksta vestuvių planavimo, ar dar kartais pasiimi vieną kitą nuotaką, ar visiškai jau uždarėjai šitas duris ir nenori ten sugrįžti? Uždariau ir džiaugiuosi, kad uždariau. Tikrai dažnas klausimas iš klienčių būna, o tai kodėl pabėgot jūs iš to vestuvių planavimo? Tai aš tada duodu klausimą atgal, kas kiek laiko jūs darbę savo keičiat poziciją. Ir sakant, 3-4 metai kaip ir normalu, ar net, aš 10 metų jos nekeičiu. Aš 10 metų buvau tame, tai aš esu, iš esmės toks esu labai gyvybingas žmogus, man labai reikėjo pokyčio, tai iš rinkos nepabėgau, klientą puikiai pažįstu kolegas, kas man tikrai labai padeda kasdieniam darbe, kaip tai veikia ir tiesiog perėjau prie malonesnės šiek tiek veiklos, prie suknelių į visiškai nežinomą sferą. Iššoko būseną, šoku pati savo norą. Taip. Šiaip aš manau, kad vestuvių planuotojas ar ne, mūsų ta profesija, jinai nėra ta profesija, kurią tu galėtum visą gyvenimą dirbti, todėl kad keičiasi kartos. Taip. Ir ateina kažkoks momentas, kada tu jau nebesuprasi, kur viena iš tikrųjų planuotoja, kuri viena iš pirmųjų planuotojų, Taip. Kuri jau išeidinėjo iš šito verslo, aš su ja kalbėjau ir jinai labai teisingai pasakė, kad keičiasi kartos ir sako, aš supratau, kad aš nebenoriu jau keistis, aš esu jau susiformavusi tokia, kokia aš esu ir aš nebenoriu tiesiog dar kartą, jau sako, kelis kartus turėjau save kaip asmenybę ar nekeisti savo požiūrį. Ir taip toliau jau sako, aš pavargau prisitaikyti. Gerai, pakalbėkime apie tą aptarnavimą, ar ne, suknelių salonuose. Tai apie tuos blogus, ar ne, gal nebesigilinam, jau čia užtenka, jau čia daug kartų apie tai kalbėta. Tiesiog, koks tavo yra požiūris ir kelias, ar ne, papasakok truputėlį, pati sakei, kad būtent nuo aptarnavimo prastos kokybės prasidėjo tavo kelias. Tai kokios užuomazgos ir kaip tu eini šituo keliu? Tai aptarnavimas man tai visą laiką yra tolygų patirtis ir man atrodo, kad ten, kur yra vestuvės ir kur yra nuotakos įvaizdis, tai patirtis gali būti tik tai gera, nes, paskui labai liūdna gali būti, žinai, kad tu arba tavo patirtis, kaip pasakoji, arba buvo sugadinta, arba tu jos neturėjai geros. Tai čia galbūt tokia yra mano misija, kad net tada, kai nuotakos tikrai nelieka pas mus ir mes galbūt jų nerengiam ir nepuošiam, kad jos turėtų kažkokį tai gerą atsiminimą.
kas vestuvių planavime iš esmės yra labai svarbu, nes aš manau, kad yra labai daug vietų, kur yra sustresuoti ir suknelės pasirinkimas tikrai neturėtų būti ta vieta, na bent ten specifiškai nuotakos kažkaip ten, kaip kalbėjom, sudėtingos. Man, žinai, Eglė, dar atrodo, bent jau iš to, kaip su nuotakom pasikalbam, kad jos atėjusios būtent į suknelių saloną pajaučia, kad jau tikrai... Kad tai vyksta. Taip, kad tai vyksta. Užsidėjusios būtent nuotakos suknelę. Taip. Tai čia dažniausia, ką mes girdim, kabinai su nuotakom, kaip aš sakau, mes laiką turim tokio šiek tiek privataus laiko pasikalbėti apie dalykus, kur negali kištis mama, draugė, ir tikrai mes turim visai kitokias galbūt temas. Tai jo, kai rengi pirmą suknelę, visą laiką būna tas, kad žiūri, jos dar neužtekta, jinai, ar ne, ir sako, Jėzus, sako, tai vyksta taip keista, sako, čia yra pirmas kartas, kai aš supratau, kad tekėsiu. Nes aš netgi tų emocijų, žinai, ypač šiemet kažkaip pastebėjau, prieš tai gal mažiau važiuodavau net su nuotakom į suknelių matuotis, o šiemet daugiau man tiesiog pasitaikė ir aš tiek įvairių, ten nuo panikos atakų iki ašarų, dėl, iš to jaudulio ašarų tiesiog, kad aš jau stoviu suknelių salone. Aišku, kitos ašaros turbūt būna jau, ar ne, ceremonija ir pasiruošimo metu. Kai kaina. Nes ta antroji, ar ne, nuotakos reakcija. Pirmoji yra, kada matuojasi, ar ne, antroji, kada jau tą vestuvių rytą, ar ne, pasiruošimo metu, taip, kur irgi jos ten dreba kaip apušėlės, man atrodo, Diana, tu irgi su to susiduri, tos tikros, ar ne, emocijos, tai yra labai gražu ir labai svarbu, kad tais momentais būtų žmonės empatiški, kurie supranta, kurie tikrai turėtų tą aukščiausią požiūrį į aptarnavimą. Aš tiek, ar ne, iš fotografo perspektyvos sakau, tiek suknelių salonai, tiek visi žmonės, kurie yra tam kambarį vestuvių dieną, jie turi būti tie, ar ne, kurie skleidžia tą gerą aurą. Negali būti ramybė. Taip, tą ramybę atneša nuotakai, nes yra įvairių situacijų buvę. Tikrai. Ramybė dar seka, žinai, ir iki tol, tai viena yra vestuvių rytas, bet kaip aš sakau, kuo daugiau informacijos gaus iš mūsų pasiruošime, tuo rytas bus ramesnis ir jums lengvesnis, nes yra dalykų, žinai, ką labai specifiškai mes turim perduoti. Taip. Kur, tikrai galbūt ir tu nežinosi, žinai, kad ir kiek praktikos turi. Taip. Tai jos tikrai būna ramesnės. Gerai. Tikiuosi. Nuo emocijų peršokiam į trendus, manau, kad tikrai aktualu, todėl kad labai pasikeitė, labai atsirado, ar ne, įvairių detalių pas mus. Tai trumpai, ar ne, jeigu tu gali papasakot, kokie pagrindiniai bus šiais metais, turbūt ir į kitus metus peršoksim su tais pačiais trendais. Taip. Kokie tai yra, kas dabar jau toks ant bangos? Tai aš savo nuotakom visą laiką sakau, kad tas, kas yra ant bangos, galbūt pasaulyje, Europoje ir ant podiumų, nebūtinai yra ant bangos pas mus arba atvirkščiai. Aš konkrečiai kalbu apie mūsų saloną, dėl to, kad mes esam labai išsigryninę klientų ratą ir tik tai tam tikrą segmentą ir netgi tam tikrą stilistiką. Ką tai reiškia, kad mūsų stilistika ir yra mūsų nuotakų trendas, ar taip yra kituose salonuose, aš neįsivaizduoju, bet apie tokius bendrinius, konkrečiai pas mūsų nuotakas, tai yra, aišku, basket waist, tai yra įleisti korsetai, žemintas liemuo, korsetinės suknelės, griežtesnių formų, kažkokie tai subtilūs akcentai, galbūt labai paprastas korpusas, bet, nežinau, įdomesnės detalės. Kokios būtent detalės šiuo metu vyrauja, ar ne, yra ypač madinga, kur jau... Tai labai matysim daug šalikų. Matysim daug skarų ir šalikų. Aš atsimenu, pernai metais dėdavau nuotakom tos čokerius ir tikrai didžioji dalis sakydavo, kas tai, kodėl tai reikia dėti, bet jau tikrai turėjom pirmuosius tokius ženklus ir tikrai pirmasias nuotakas. Tai šiais metais, taip labai grubiai galiu sakyti, 70% mūsų nuotakų tikrai išeistų į šalikais. Man atrodo, kad po Inidės vestuvių buvo lūžis,
Visom asociacija, tarp kitko, yra su Nide visada, ypatingai žemintas Lemo ir šalikas, tai tikrai, nepaslaptis vestuvės, kurias stebėjo visą Lietuvą ir turbūt geriausiai atsimena, bet, tai pasaulinis yra visiškai ir galų galia tai tikrai taps klasikinė detalė, neliks tik trendas. Aš visada sakau nuotakom, kad reiktų būti drąsioms ir būti toms pirmoms, kurios padaro tą trendą, nebūtinai sekti. Aišku, tas ir sekimas. Mano nuomonė, tai nėra blogai, jeigu gražiai atrodo, nes šalikas tikrai jisai yra tokia įdomesnė. Man apskritai detalės šalia suknelės, tinklelis, kažkokias pirštinės, jeigu tai labai tinka, tai atrodo, tikrai padaro dar išskirtinesnę, atrodo, dar formuoja tą įvaizdį ir aš visada skatinu savo nuotakas. Aišku, mūsų lietuvės, jos yra ganėtinai saugios, ganėtinai. Taip, mėgsta saugius variantus. Tai kalbant apie trendus, tai yra šalikai ar ne? Šalikai, nuleisti korsetai, pas mus asmeniškai audiniai, audinių kokybė, kaip atrodo tas audinys, koks yra jo kritimas. Ir dabar galvoju, nuometai grįžta nuometai, pas mus tik tai klasikiniai, aišku, lygus, bet tikrai, girdžiu ir komunikaciją kitų salonų, kad su kažkam tai įdomesnėm detalėm. Tik tai vėlgi, reikia labai labai atsargiai žiūrėti, aš tai atsargiai žiūriu į dekoruotus nuometus, nes, reikia žiūrėti visumą, kad nebūtumėm persikrausios, kad kakofonijos daug nebūtų. Aš noriu dabar pereiti prie Dianos tiesiog iš fotografo perspektyvos, ar ne, kalbant būtent apie tas tendencijas, apie trendus nuotraukose, kurie gražiausiai atrodo ir iš tavo pusės, kaip iš fotografės, ką tu patartum nuotakom apskritai rinktis. Ta eiti link drąsių sprendimų, eiti link saugių. Aš tikiu, kad tu, pavyzdžiui, per metus, per sezoną pamatai 5, 6, 10 gal nuotakų su tokia pat suknelė. Tavo labai įdomi yra tavo nuomonė. Tikrai mažiau. Jeigu nežiūrėti kolegų nuotraukų, tai tikrai mažiau. Bet nuotakams labai rekomenduoju rinktis daugiau skirtingų aksesuarų, nes tos pirštinės tu gali užsidėti kažkokiai vienoje vietoje fotosesijai 15 minučių, paįvairinti tą įvaizdį, turėti fainų nuotraukų. Vėlgi, kodėl mes norim fotografą, kodėl tiek laiko skiriam fotosesijai, nes norim gražių nuotraukų. Tada kitai dalį gali, bažnyčiai pavyzdžiui, būti su nuometa. Gali būti tas dalykas labai paprastas, gali būti, pavyzdžiui, man labai patinka su gėlėm. Kažkokį įdomesnį, man gal pačiai įdomiau dirbti, pačiai, įdomesnės nuotraukas bus. Vėlgi, čia nebūtina eiti ir visą dieną praleisti su tuo aksesuaru. Ir viską susidėjus ant savęs. Taip, viską vienu metu. Ir perlus sudėti, kas irgi dabar labai populiaru ir visada, manau, bus populiaru, nes čia tokia klasika. Taip, tai kas dar? Nuimamos rankovės, pavyzdžiui, irgi labai fainas dalykas, nes dalį laiko gali pabūti, dalį laiko gali ten pirštinės užsidėti ar kažkaip paįvairinti savo įvaizdį. Ir kas dar man labai patinka, tokia gal sukneliai transformeriai, sakyčiau, kai dalį suknelės gali nuimti ir iš karto tai tampa vakarinė suknelė. Arba tiesiog supratai, kad pavargai nuo sunkios uodegos suknelės ir nori ją patrumpinti. Tas dalykas man gal iš praktinės pusės labai patinka. Grįžtant prie trendų, 2 dalių suknelės, pamiršau paminėti, labai bus šiemet daug, aišku. Pas mus ir koncepto yra labai daug, tai kad mes derinam skirtingus korsetus, skirtingus sijonus, bet tikrai šiemet daug turėsim 2 dalių, kaip pavyzdžiui dar pernai ir užpernai, būdavo kažkokios labai didelės baimės dėl tų atskirų suknelių dalių, bet matyt dėl to, kad praktikoje neįsivaizduoja, kaip tai veikia. Taip. Nes irgi nesu mačius daug nuotraukų, kurios rinktasi 2 dalių suknelės ar kostiumus, čia gal sakyčiau, labiau retas atvejis, bet tikiuosi šiemet. Tai bus daugiau merginų. Iš mūsų bus. Tai dar norėčiau grįžti, paminėjote vėliumus. Tiesiog kažkada nuotaka yra man uždavusi klausimą, kokiais atvejais reikia vėliumo, o kada to vėliumo nereikia. Tai Egle, gal tu atsakyk iš savo pusės? Tai taisyklių nėra, aš asmeniškai manau, kad jeigu eini į metrikaciją, tai tas nuometas gal keistai gali atrodyti tikrai, tai aš galbūt rinkčiausi ten ar tai tinklelį, ar tai skrybelę, ar tai kažkokį tai subtilesnį tą galvos aksesuarą. Tikrai dažniausiai bažnyčioje arba išvažiuojamosiose ceremonijose, kur priklausomai nuo aplinkos, arba tik fotosesijose.
irgi labai dažnas atvejis, kur naudoja tik Man kadram. Žinau net fotografus, kurie vežioja su savim. Turi, ar ne? Taip, tiesiog, kad kadrą jeigu išgauti, nuotaka ar ne? norės, o jį neturi, gal nuotraukytėm norės ir dažniausiai, kiek žinau, paskui tos visas merginos vėlgi apsidžiaugia, kad turi tokių nuotraukų, nes galvoja, kad nereikės, galvoja, kad negražu bus, galvoja, kad jiems netinka, o pamato nuotraukas ir supranta, kaip faina, kad fotografė turėjo arba kad pasirinko turėti tą nuometą bent fotosesiją, nes vėlgi paskui tą dieną prisiminti smagu. Jeigu trumpai, fotografams yra faina, kada nuotakos įvaizdai yra įvairios detalės, kada galima ar nekeisti šiek tiek. Tai yra ką fotografuoti. Aha. Nes vis tiek, įsivaizduok, turi 10-12 valandų visą dieną fotografuoti tuos pačius žmonės su tą pačią aprangą. Ir dar toj pačioj vietoj. Dažnu atveju būna, kad visa šventė vyksta vienoje vietoje. Ir ceremonija, toj sodyba, ir šventė, ir pasirašymas ten pat. Ir, ką tu ten išfotografuosi? Ir dar vienoda erdvė visur. Labai smagu, kai važinėjai ten vienoje vietoje ceremonija, kitoje vietoje pasirašymas, dar mieste pavaikščiai 15 minučių ten valandą. Kažkur nuvažiuoji pasifotografuoti, visur viskas. Taip, aš iš karto galvoju, tai kaip ta suknelė atrodo tada per ceremoniją, jeigu visus šitus 3 žingsnius dar padarai. O dar atsisėdai į mašiną? Jo, jeigu mašiną per karštą dieną. Aš kažkaip nepagalvodavau apie labai logišką, kad iš fotografo ar ne perspektyvos ir šiaip. Įdomiau dirbti. Jo, Eglė, ar nėra taip, kad tu paskatini kartais, kažkokią detalę pasirinkti, kurią galima nuimti, panaudoti arba nepanaudoti, ar tai dažniausiai aš turbūt dėl to, kad, jos dažniausiai net neįsivaizduoja, kas tai gali būti. Tai faktas, kad yra ten tie pagrindiniai nuometas, kažkoks tai kaklo aksesuaras, prisegamos rankovės, pirštinės, tai šitai tikrai dažniausiai pasitaikantis, bet, dažnai tikrai tai yra ir dėl kitų detalių, kokie turėtų būti auskarai, ką ten dėtis, nežinau, ant akių, ar ne, rankinės, ten akiniai galbūt, tai, irgi aš dėlioju, nėra taip, kad ten visiškai mes nesigiliname. Kada yra žmogus vienas ar ne, kuris sustilizuoja, nes kartais labai galima nusigribauti į lankas. Bet skonis toks dalykas, žinai, tai kas gražu man, nebūtinai bus gražu kažkam kitam, bet faktas, kad nuotakos tos, kurios renkasi ruoštis pas mus, tai, mes visos esam tai tokios vienos pakraipos ir vienodas stilistinio skonio, jo, tai fainai, kad žino, kur eina. Šitas labai pasijautė šiemet ypatingai, jau žino, kur eina. Gerai, mes čia turėjom pertraukėlę ir labai fainą diskusiją išvystėm apie akinius nuo saulės fotosesijos metu. Taip. Tai kaip stiliaus detalė visai ar ne faina tokia, bet nereikalinga. Reikalinga labai funkcija, ar ne? Taip, vienas dalykas, taip, dažniausiai nenorit investuoti į stilistą ir derinti tą visą įvaizdį, pagalvoju, kaip čia paįvairinti. Akiniai nuo saulės, kaip faina. Ne faina, tu darysi makijažą, darysi nuostabią šukuosinę ir paskui pusę veido paslėpi už tų akinių. Visumoji paskui, kai gauni nuotraukas, turi nemažai tų nuotraukų su akiniais, nes tą dieną švietė saulė, aš norėjau būti su akiniais. Ir paskui už kelių metų tu supranti, kad vietoj to, kad pamatyti savo veidą, tu matai tos akinius, kurie nei madingi, nei ką. Tai bet klausimas, kokie tie akiniai, bet aš tai labiau klausiu matyti apie tos su baltais plasmasiniais rėmeliais. Tai vat, momentais tai gali būti gražu, bet gal ne vestuvėm. Išaugom, tikiuosi išaugom. Jo, čia buvo iš tikrųjų tokia banga. Tiesiog trendas, kur raidės rašė. Taip. Tai čia yra kelių minučių reikalas, tu padarai tą nuotrauką ir viskas. Ten ne visas albumas bus su akiniais, bet kai jaunieji nori fotosesijos su akiniais mieste kelias valandas fotografuotis, tai yra nesąmonė. Aš sakau, man labiausiai būna gaila, kada žiūriu pilną fotosesiją savo jaunųjų ir koks 80% nuotraukų yra su akiniais. Ir man norisi, paskambinti tam fotografui ir sakyti, tau viskas yra gerai. Ta prasme, kodėl? Aš suprantu, gal tie jaunieji norėjo, bet fotografas ar ne? Turi pasakyti, fotografo klaida, aš daug ko sakyčiau, gali vis tiek. Čia žmonėms čia pirmos ir daug dievė paskutinės vestuvės. Jie nežino, kaip bus. Jie realiai tą dieną jaunieji viską daro taip, ką sako fotografas, ką sako koordinatorius, ką sako vedėjas jiems, nes jie tokie plaukia pavėjui, ar ne?
Tai žmonės, kurie yra pasamdyti jų šventai sukurti, jie ir turėtų stengtis, kad ta šventė būtų ar ne kuo tobulesnė. Ok. Kalbant apie fotosesiją, ar ne, aš kažkaip visada įsiveliu į diskusiją tiek su fotografais, tiek kartais su nuotakomis, kad ar ne, tikrai geras dienos planas gerai susidėlioja, kada fotosesija yra iki ceremonijos. Čia vat yra tvirta mano nuomonė ir tai yra toks lengviausias dienos planas, ar ne, aš manau visiems, kada ceremonija yra paskiausiai 4-5 valandą ir tada visi tiesiai jau vyksta švęsti, bet nuotakos skubėjo labiausiai, kad išsiteps suknelę. Tai nežinau net, kuriai dabar užduoti kurį klausimą, bet gerai, pradėkim iš fotografo perspektyvos, o tada jau prieisime prie to suknelės išsitepimo. Tai būtent va šitas klausimas. Suknelė ar ne ir fotosesija, jokių emocinių detalių neįvėliam, nes čia galima labai ilgą diskusiją ar ne išvystyti. Gerai, šiaip kaip dienos planas man labai patinka. Nes labai faina, kai svečiai atvažiuoja į ceremoniją, sveikina ir švenčia. O ne tai, kad jie paskui turi patys save užsiimti dar 2, 3, 4, 5 valandas ir paskui tik važiuoti į sodybą. Tai iš tos pusės man labai patinka. Kalbant būtent apie suknelės, tai priklauso nuo suknelės. Jeigu suknelė, pavyzdžiui, trumpa, vidutinio ilgio, kur tu žinai, kad į žemę neišpurvinsi, fotosesijos vietos yra tokios ten kaip studija, viešbutis, restoranas, net gerai gatvė, kur nesėdėsi ant žemės, neliesi sienų, tai sukneliai 90%, kad nieko neatsitiks. Bet pavyzdžiui, kai buvo mano patirti, fotosesija vyko prieš ceremoniją, žirgynė su žirgais. Tai turėjo ne tik purvina būti, bet ir smirdėti? Ne, tiesiog tos seilės, taip varvėjo ant tos suknelės. O ta suknelė, aišku, neišsivalė. Valėm prieš ceremoniją su drėgnom servetėlėm. Tai baisaus nieko vis tiek neatsitiko. Taip, padas buvo purvinas ceremonijos metu. Ar tai nuotakai sugadina nuotaiką? Ne. Paskui man Photoshop'e reikėjo padirbėti. Reikėjo nuo visų 400 nuotraukų pašalinti to, kur seilių dėmės nuo suknelės, bet nieko blogo, labai ten sudėtingo, sunkaus sugadinto nebuvo ir vis tiek ta diena buvo labiau fainesnė dėl to, kad paskui visą vakarą jau buvo su svečiais žmonės. Tai man labai patinka tas konceptas, jis yra tiesiog patogesnis. Ir nuotaka gali išsimegoti, ir tas vėliava ceremonija yra tobulas dalykas, o ne svečiams labai 10 ryto ceremonija. Taip, tai galvojant apie visumą, turbūt patogiau. Aš pateisinu tą žinai, konceptą. su to suknelės švarumu arba nešvarumu yra toks dalykas. Aš laikas įsivaizduoju, tai yra baltas rūbas, kuris velkasi žeme. Tai yra realiai net namuose jau jinai būna iš dalies purvina, nes kiekvienas mes skirtingai grindis plaunam, auginam naminius gyvūnus arba ten dar kažką, žinai. Tai realiai pirmas žingsnis iš namų ir jinai jau bus juoda. Tai todėl aš šiandien su baltais žingsnis jau matau. Nespėjai čia daryti jau. Taip, o čia, žinai, ir audinio daug, ir ta uodega tempėsi, ir makiažas, ir visi kiti dalykai. Tai, faktas, kad tu kažkiek iki tol gali pasaugoti ir iš taško A į tašką B pasikelti šlifą ir pasinešti. Bet tai yra neišvengiama. Ir kartais, kai ten susilauki nuotakos komentaro, kur ten ant šleifo galbūt kažkur ten mažas juodas taškelis, žinai, atsiemant iš salono, nes matavimuose metu tiesiog, žinai, kažkas įvyko. Tai, žiūrėkit, čia nėra ta vieta, kur reikėtų rakinėti, nes tikrai ta suknelė po pusvalandžio atrodys dar blogiau ir tiesiog reikia tai priimti. O jeigu tai žiauriai erzina ir negali su to sudėlinti, tai tada renkės trumpą suknelę. Nėra kito varianto. Reikia paleisti tą vietą. Aš visiškai normaliai žiūriu ir visada nuotakom sakau, susitaikykit. Jūs ar į ceremoniją, ar į sodybą, ten šventės vietą, jūs grįšite su purvina suknelės apačia. Fotografas visada tai paredaguos ar ne, tai čia nėra... Parinksi net fotografavimą kampą, kad nesimatytų taip. Jos labai tragiškai netrodo. Vieną kartą yra grįžusi į sodybą nuotaka. Lijo, buvo rugpjūčio 13 diena, buvo 8 berods laipsniai tik tai šilumos kažkodėl ir belekai lijo. Ir fotosesija vyko kažkodėl laukuose.
Ir ten jie buvo pasisamdę, jie neklausė mano rekomendacijų, pasisamdę savo kažkokią fotografiją, kuri įvarė visus, čia buvo seniai, žinok, čia buvo mano vienas iš pirmųjų vestuvių, įvarė svitą visą, žodžiu, pamergęs pabrolius į tokius laukus, ilgas žolės, kur ten buvo visi, apšalę, visi grįžo pikti ir ta nuotaka, jinai grįžo. Tavrasne, aš jums nemeluosiu. Žinot, tos visus siaubo filmus, kur nubėgęs makelis, plaukai išsileidė. Ir ta suknelė tokia purvinumo, kur jinai pareina ir aš net bijau. Ar svečias, ar nuotaka, nes man pradėjo asocijuoti su visais siaubo filmais. Tai ten buvo labai blogai, bet čia aš sakyčiau yra ir fotografo labai, ta prasme, neprofesionalumas visiškas. Kur, tu vis tiek, fotografai vis tiek. Bendrai laukai ir vestuvės, nesocijuojasi. Man norisi švaros ir patogumo tą dieną. Stilistika ne ta buvo, ne laukų laumės, žinai, kur buvo. Bet kai išėjo, tai jau buvo. Žodžiu. Dabar, Diana, o kiek fotografai, kiek, pavyzdžiui, tu pati kišiesi į nuotakos stilių, kiek tas apskritai suknelė ar ne, kiek jį turi fotosesijai įtakos? Pakalbėsiu kaip fotografių atstovė, gal ir apie save ir bendrai apie fotografus, bet gal gan trumpai. Žinau fotografų, kurie labai kišasi. Taip. Kuriems, jeigu nepatiks suknelė, jie sakys, aš nenoriu fotografuoti jūsų vestuvę. Kur prieš pasirašant sutartį bendrai nori pamatyti visą įvaizdį, sužinoti kitus teikėjus, kur vestuvės, kokia suknelė. Man atrodo, čia jau biški toks too much yra. Nes vis tiek žmogus renkasi suknelę pagal save. Ant kiek aš kišuosi, yra jaunuosis, su kuriais tu pastoviai bendrauji, kurios parašo kas mėnesį, kažkokią update duoda, kaip jiems sekasi, klausia, o kūro kas. Yra jaunuosis, kurios keletą dienų iki šventės parašo, kad pavedimo atlikom, vieta nesikeičia ir viskas. Tai viskas vėlgi priklauso. Dabar bendrauju su nuotaka, gegužės bus vestuvės, tai klausia apie chalatėlius, apie rytinį rūbą, ar ką pasirinkti, o kas geriau atrodys. Tai tokiu atveju aš, taip sakant, kišuosi, bet iš tos geros perspektyvos noriu padėti, kad ir tos nuotraukos būtų gražios ir kad pati mergina būtų patenkinta. Taip pat visoms savo merginoms, nuotakoms, net ir sakau, siekėjams, kurios planuoja vestuvės, esu sukūrus tokį trendbooką, kur surašiau tiesiog 25 metų tendenciją su paveiksliukais, suknelių, žiedų, tortų, dekorą, bendrai, kad biški lavinti tą skonį. Nes vėlgi, pas mane tų vestuvių per metus ten 30. Pas jos artimoje aplinkoje vienos, kitos vestuvės. Reikia kištis. Nieko nematai, nieko nežinai, tas gal vestuvės, kur tu buvai paskutinį kartą, buvo gal prieš 5 metus. Tada buvo madinga, nežinau, sėdėti visiems prie atskirų kvadratinių mažų staliukų, o dabar, pavyzdžiui, visiškai jau kitos tendencijos. Ir tu nori, kad ta šventė būtų vis tiek šiuolaikiška. Aš noriu rodyti ir kitoms nuotakoms šiuolaikišką šventės. Ir kad į mano portfolį, kalbant egoistiškai, keliautų irgi tos gražios nuotraukos ir šiuolaikiškų, madingų, stilingų, skoningų vestuvių, o ne tik... Skoningų, jos svarbiausia skoningų. O ne tik ta galerija keliautų tik jauniesiems ir tu nelabai keli nuotraukas, nes supranti, kad tiesiog nori biški kitokių švenčių. O Diana, nuotraukose būtent ar ne? Ir apskritai, koks įvaizdis, kokios suknelės yra tos, kurios yra tokios ilgamžės, žinai, kur būna, ar net trendas kažkoks. Kaip ir už 10 metų būtų smagu žiūrėti. Pavyzdžiui, ar ne, pūstos ten tie vėliumai visokie. Dabar vėl ateina į madą. Grįžta labai. Jo, grįžta, bet jeigu nuotaka yra ta, kuri norėtų po 20 metų atsiversti savo albumą ir kad nebūtų gėda, kokia turėtų būti ta suknelė? Aš rinkčiausi minimalizmą su kažkokiu arba atvira nugara, arba simetriniam rankovėm, kažkokį aksesuarą, kuris yra, pavyzdžiui, dabar trendina būmina. Ir žinau, kad tai bus visada skoninga, madinga,
Nesirinkčiau tikrai torto pūstų suknelių, nerekomenduočiau, dėl nėrinių irgi nežinau, man asmeniškai gal nelabai patinka, dabar madinga, paskui nemadinga, paskui vėl madinga. Rinkčiausi kokią šilkinę, gerą, gražią minimalizmo link suknelę. Taip. Ir su kažkokia įdomesnė detalė, kuri ir paskui visą gyvenimą atrodys puikiai. Pas mus. Pas tave turbūt ir yra tas siekis, ar ne, kad nuotaka atsidariusi savo vestuvių albumą, negalvotų, o Dieve, ką aš padariau, ką aš tada galvojau. Nes šiaip būna, yra man buvę situacija, kai nuotaka tiesiog vien dėl aksesuarų, kuriuos pasirinko, buvo kažkada čia prieš kažkiek metų buvo madingi tie tokie nerti auskarai, nertos apyrankės ir jinai, žodžiu, žmogus apsikarstė viskuo, visą rinkinį ir aš sakau, žinai, vestuvių dienai, žinai, arba tą tu rinkis dėtis, arba tą nereik, gal sakau, tų auskarų, dėkis apyrankį. Kalbėjai gražiai. Ir jinai neklausė, jinai vis tiek nesako, aš čia labai noriu, man čia specialiai padarė. Ir jinai įsivaizduojat, po pusės metų jau gavusi savo vestuvių nuotrauką, jau jai baisu. Sako, aš tau nesiūsiu nuotraukų, sako, aš atsiųsiu tau tiesiog vieną, kad tu pamatytum, sako, aš nebegaliu į save žiūrėti. Prašau, sako, nesidalinkim. Pusę metų, rekordas greičio. Pusę metų praėjo ir tiesiog pasikeitė, ar ne, požiūris jos, jinai pamatė nuotraukose tą realų vaizdą. Tai aš visada bent jau renkantis aksesuarų sakau, kad mažiau yra daugiau, ar ne, perliukai arba kutis, labai retai, kada reikia kažko, ar ne, ant kaklo, kažkokios tai apyrankės ir panašiai. Kuo mažiau, tuo saugiau. Mažiau yra daugiau, jo, čia yra visiškai tas, kad dėl tų aksesuarų netgi ir matavimo metu renkantis suknelę, nereiktų spręsti. Aš rekomenduoju išvis spręsti tą dieną, nes kai atsiranda plaukai, makiažas, priklauso dar, aišku, puokštė yra vienas stipriausių turbūt aksesuarų, tai tikrai, pavyzdžiui, mano nuotakos, jos realiai sprendžia, kurios auskarus dėtis, ar dėtis tas pirštinės ar ne. Su nuometu yra dažniausia situacija, kur tiesiog nusprendžia eiti be jo, nes jaučiasi, kad ten susidėjo ant savęs viską. Tai tikrai reikia palikti sprendimą tai dienai, nes tik tada jūs pamatysit galutinį įvaizdį. Taip, galbūt ar ne daugiau tų detalių. Gerai turėt. Jo, turėti. Bet, gal fotosesijos ar ne metu panaudoti, bet ne viską ant savęs susikrauti. Gerai. Dabar kitas nuotakų galvos skausmas yra bateliai. Bateliai. Nėra batelių. Kur dingo bateliai? Mes neturime, ar ne, kažkokių spec parduotuvių, kur nuotaka galėtų nusipirkti. Tai, vat, Eglė, iš tavo patirties, kur dažniausiai vis tiek tau pasisako, ar ne, nes jos turi į antrą primatavimą ateiti jau su tais bateliais. Tai, vat, kur ieškoti? Bėda, kad nėra kur ieškoti ir tikrai nėra iš kur tų batelių gerų gauti, tiesiog sukas iš to, kas yra, tai dažniausiai pasitaikantis. Vėlgi, ko mes norim? Ar mes norim batelių vienam kartui ir man reikia plius minus, kad tiktų kulnas ir būtų spalva gera, ar bateliai bus mano įvaizdžio akcentas, žinai. Tai aš labai esu už tai, ypatingai jeigu suknelė labai rami, labai minimalistiška, galbūt batai galėtų būti, nežinau, kad ir kažkokio tai ar ne garsaus dizainerio jau iš luxury brandų. Man patinka, kai tokius batus atsineša, nes tas įvaizdis tikrai atrodo visai kitaip, tik aišku apie kitas detalės tada mes atsargiau pasižiūrim. Bet tai vat aš vis laiką ir klausiu, ar jūs norit investuoti ir paskui jos turėti ir kažkur panaudoti, ar jūs norit vienam kartui. Tai, o tie vienam kartui, vėlgi, visi internetiniai portalai, Boostai, About You, Zalando, Aldo, Asosas, visą laiką rekomenduoju prasieiti Fast Fashionas, tada atsiveža bent po vieną modelį, Zara, Stradivarius, Mango. Taip. Tai tiesiog reikia tikrinti. Ir dar vienas akcentas, batai neturi būti balti. Aš labai, kuo toliau, tuo garsiau tai sakau, jie neturi būti balti, jie netgi geriausiu atveju tiesiog turėtų būti kūno spalvos.
Ir dažnu atveju tai atrodo gerokai geriau negu netitaikytas atspalvis arba medžiagiškumas. Bet čia irgi, žinai, labiau gal prie klasikinės suknelės, bet jeigu mes turim kažkokį kitokį įvaizdį, nes yra tikrai suknelių, kur tik basutės gražiai prie jų atrodo. Ne, taip, bet ir basutės gali būti naudinės. Žinai, jos nebūtinai turi baltos, nes jeigu tu užtiesi baltas ir storo dirželio, tai tiesiog nuskirsi koją ir būsi bent per 10 cm žemesnė. Tai man sidabrinės patinka. Tai, bet ne vis dar. Ne, sidabrinės fainas spalva, kaip akcentas labai gražiai atrodo. Tokios blizgiančios sidabrinės, smailaus nuosės ir jie... Bet kaip ir kiekvienas blizgutis, žinai, kaip aš sakau, yra toleruojamas blizgutis arba netoleruojamas blizgutis. Tai čia irgi taip pat aš nesu nieko prieš, bet vis tiek turi būti tas sidabras, jis turi atrodyti gerai ir kokybiškai, o ne kaip folija. Taip. Žodžiu, svarbu, kad būtų vientisas tas įvaizdis. Ne tai, kad man patiko, aš noriu Džemičio, ten būtų, kas yra tikrai tarp nuotakų, jau čia geidžiamiausi turbūt bateliai. Alaja ateina šiemet labai. Tai tikrai būna nuotakų, kurios pildo tą savo svajonę, bent vieną kartą gyvenime užsidėti ir nebrangę vestuvinę suknelę ir Džemičio batelius. Tai viskas ok, aš visada esu už tai, pildykim savo svajones, jeigu tik tinka jum, jeigu jums yra jie patogus, imkim. Dabar tokie greiti tiesiog klausimai, aš tiesiog noriu tokius, kur Instagrame uždavinėjo dažniausiai klausimus, kodėl reikia mokėti suknelių salonuose už tuos primatavimus. Kas čia yra? Taigi Zara nueinam, nereikia susimokėti, kad išsirinkti rūbus. O kodėl reikia suknelių salonuose mokėti? Zarai nesimatuojam tūkstančius kainuojančių drabužių, pradėkim nuo to, nes tai yra žmogaus laikas. Tai yra iš esmės konsultanto laikas, ir kuris tikrai kainuoja ne 10, ne 15 ir ne 20 eurų, bet tai iš esmės labai padeda klientui įsivertinti, kur aš einu ir kodėl aš einu. Tai yra 2 pagrindiniai klausimai, kur žmogus prieš mokėdamas ir atlikdamas registracijas tiesiog pasidaro namų darbus, kas paskui vizito metu labai pasitarnauja. Aš neinu bet kur ir neinu tam, kad eitų. Einu su tikslu. Tai, žodžiu, ir apsvarstau savo sprendimą. Salonas tai nėra parduotuvė, tai yra paslauga. Ir tai yra individuali konsultacija. Tai iš esmės supraskim, kad ne už pasimatavimą jūs mokat už konsultaciją realiai. Nes tuo metu nuotakos per tą valandą gauna tikrai labai daug ir netgi labai tokios techninės informacijos ir labai koncentruoto, žinai. Tai, tai yra kaip paslauga, tai nėra atėjimas į parduotuvę. Gerai, kodėl suknelių salonuose neleidžia fotografuoti? Kiekvienas salonas, manau, turi savo versiją. Aš galiu papasakoti iš savo pusės, mes leidžiam. Ir tikrai, man atrodo, kad tas, kai tu pasakai, kad negalima, žinai, įneša labai daug papildomos įtampos ir streso tam vizitui ir paskui klausimas, kaip pavyksta ten tą emociją suvaldyti, tai aš tikrai leidžiu. Ir visą laiką sakau, jau geriau jūs turėsite tą nuotrauką, kur jūs pozuojate arba pagautą gerų kampu, negu turėsit nuotrauką iš po kojos. Nes, aš nuoširdžiai galiu pasakyti, visuose salonuose, kuriuose negalima daryti nuotraukų, tos nuotraukos atkeliauja ir patikėkit manim, jos atkeliauja labai labai blogos. Ir klausimas, kas tada yra geriau, žinai, ar leisti ir turėti normalią, ar neleisti ir turėti kažkokią subliurintą iš po kojos, kur tikrai blogai ta suknelė atrodo. Jeigu taip labai konkrečiai, nešneku už visus, bet manau, kad dažnu atveju dėl apšvietimo, dėl aplinkos, dėl netinkamo dydžio, nėra makiažo, nėra plaukų, nėra visų aksesuarų, tikrai tos suknelės nuotraukose atrodo blogiau, negu mes matom jas gyvai. Taip, bet, čia yra vienareikšmiškai. Nuotakos pasakytų, kad aš noriu parsinešti namo ar ne, pagalvoti. Tiesiog gali iškristi iš galvos, nors iš kitos pusės tikrai tau neiškristi iš galvos tas jausmas, kurį tu turėjai apsivilkusi tam tikrą suknelę. Bet čia, mano ar ne, pastebėjimas, kad čia yra toks konkurencinis dalykas. Nes tiesiog man yra tikrai keli salonai pasakė, kad sorry, bet nusifotografuoja, nusiveža kažkur kitur, parodo,
kažkas pasiūlo užsakyti už tam tikrą ar Bet ne taigi kainą. kelia tas nuotraukas pačios į savo socialinius tinklus, Jo, tai mes tai- matome, žinom, asortimentus. Taip, bet čia labiau, žinai, jau klientas išneša žinę apie kainą, ar ne, aš galvoju, gal tokie, nors aš galvoju, kad čia Bet tokie, čia nėra paslaptis. žinai, kaip ir bet kur. Nu, va, jeigu aš pradėčiau viską slėpti. Taip. Bet taip atsakant, žinai, tikrai ne dėl to, kur nuotokas kažkodėl galvoja, kad bijo, kad nusifotografuosiu ir tada nueisiu pasisiūsiu. Patikėkit manim, siūtis suknelį iš tokios nuotraukos, tu Taip. nesisiūsi niekada ir tu nieko gero nepasiūsi. Mes turim kataloginės nuotraukas, kurias patys dedam į savo Instagram ir Facebook, iš kurių daug paprasčiau yra pasiūti. Ir šiaip aš Tikrai ne iš dėl to. savo galiu pasakyti patirties, kad niekada nepasiūs kokybiškai siuvėjas suknelės, kuri yra dizainerio pasiūta suknelių salone. Ta prasme, tai yra, nežinau, kas turėtų tai būti per siuvėją. Dizaineris tikrai neapsims tokio dalyko ir man yra kvailiausia, nu tikrai labai kvaila atrodo, nesinuomoti suknelę salone. Kur yra jau pasiūta ir kur tu žinai, kaip atrodys. Tu nueini dizainerio taip daro? paprašai, taip. Rimtai? Aš esu šventai turėjusi, tikėjau, kad kur nedaro. nuotaka sako, aš čia pas dizainerį, tikrai žinoma dizainerį, siūsiuosi čia, nu, vat, man rodo nuotraukas, daugmaž kaip atrodys, nu, vat, transformeris, ar ne, iš Taip. tų suknelių, nu, okei, gal kažkas ir įdomaus, žinai, bus, nes aš visada tikiuosi iš dizainerio kažką Kažkokį, taip. išskirtinio. Ir man rodo suknelę, kurią ta prasme Visi salonai Kas turi. tam salone? visi Visi salonai turi. Ir aš jau nebesakau savo nuotakai, kodėl, bet aš mintise galvoju, tu sumokėjai 2, 3 pinigų, kad tu pasisiūtum tokią pat suknelę, kur yra logika, kur. Ir nebūtinai geriau. Nes tikrai tie gamintojai, iš kurių mes užsakinėjom, nepaslaptis, jie siūna didmenai. Ką tai reiškia? Kad jie yra atkalę konstrukcijas, nu, aplamai, pati technika, ar ne, yra gerokai stipresnė dažnu atveju negu mūsų kai kurių Lietuvos dizainerių siuvėjai siuva. Ir tikrai yra ir kitos visai technologinės žinios, ir visai yra kiti konstruktoriai, audiniai ir taip toliau. Tai tikrai tie fabrikai, nežinau, gal ar tinkamas žodis, turėčiau sakyti mados namai, bet faktas, kad siūna didelėse siuvyklose, jie turi gerokai geresnę techniką ir siūna tikrai kokybiškesnius gaminius negu mūsų rankų darbo gaminiai Lietuvoje. Neturim labai daug laiko. O dar net nepradėjome. Tai atrodo, kad ką tik pradėjome. Reikia antros dalies. Duokime vyrams duoklę, ar ne? Pakalbėkime apie jaunikio įvaizdį ir kostiumus. Tai gal pradėsiu nuo Dianos, nes tu jau matai, ar ne, visada jau tą galutinį variantą. Man tai tik nemėlyna. Jo, čia dažniausiai visi sako tik nemėlyna ir aš jau visada jaunikiui sakau tik nemėlyna, nes tikrai esu turėjusi mėlynų, kur dar vis pažiūriu tas nuotraukas ir galvoju, kodėl, nors siuvosi pas dizainerį beje kostiumą. Ir nepadėjau. Ir, nu, čia yra jau, sakyčiau, dizainerio nekompetencija kažkokia, kad taip atsitiko, bet, nu, vat, kokių tu esi mačiusi blogų? Mėlyna. Mėlyna, ar ne? Visi jie buvo mėlyni. Nu, vat, kokios klaidos dažniausiai būna jaunikio be mėlynos? Netinkantis dydis, gal per ilgos kelnes, kad tai yra tos per ilgos, nemadingai per ilgos. Arba jau turi būti labai per ilgos, kai čia yra stilius, kai čia yra tas oversizinis švarkas, kelnes. Arba tiesiog, nu, netinkamo dydžio kostiumas, mėlynas kostiumas, marškiniai netinkantis prie suknelės spalvos, drastiškai netinkantis, pigus kaklaraštis, jis iš vis kaklaraštis jau, jeigu ne juodas, tai tada blogai. Man tinka kaklaraštis vestuvės, tik juodi marškiniai, juodas kostiumas, juodas kaklaraštis. Iš tokios pačios medžiagos kaip pamergių suknelės. Tačiau persikeliant 20 metų atgal. Plaso smaragdo spalvos. Žinok, ne kartą nebuvo mačius. Tai... Aš esu mačius. Tai, aš ne tiek ilgai fotografuoju, tai praleidau tą linksmiausią madą, taip, pamergių, pabrolių, vienodas suknelės, vienodus kaklaraščius, ne, mane tai biški. Dar kojinės turbūt dažnai būna. Jo, per trumpos kojinės arba skirtingos kojinės, bet kai čia nespecialiai padaryta. Per trumpas blogai, taip. Tada gal dėl batų, tai sakyčiau, gal man pasisekė, viskas dažniausiai gan gerai būna.
tiesiog bet koks klasikinis variantas, jis neatrodo blogai, jau jeigu nesigilinti taip. Kas dar aišku, čia jau įvaizdis, bet ne rūbas, manikiūras. Jaunikė manikiūras. Jo, aš šitą irgi visada akcentuoju. Būtinai prie gražių rūbų. Galit nesidaryti grimo, bet manikiūras, kada jūsų žiedai iš arti yra fotografuojami. Rankos, pirštai čia, pirštai ant nuotakos. Tobula nuotaka ir tavo baisus. Bet tai būna? Ne, čia pasakas. Būna tokių pasakų. Dėja labai pasitaiko, nesvarbu, už kiek tu fotografuoji tos vestuvės ir būna suknelės ne po 1,000 € kainuojančios ir jaunikio kostiumas irgi siūtas pas dizaineris, o rankos aš pats. Ir kad tas pats yra labai prastai. Bet čia kaip ir visur yra tvarkingų rankų. Bijo kažkaip savo vyriškumą prarasti, jas pasidaryti. Paprasčiausia, dabar aš manau šiais laikais manikiūras, ar ne, čia yra normalus, niekas nelakuoja nagų, tiesiog sutvarko, kad nebūtų juodos. Odelė gražiau atrodytų ir viskas. Odelės būna nukramtyti nagai, ar ne, per ilgi nagai, visokie nudažinėti. Taip, ir ypač tų žmonių, kurie dirbo kažkokį fizinį darbą, rankų darbą, ta oda keičia spalvą, nagai keičia spalvą ir taip paskui taip blogai nuotraukos atrodo, kur tu jau dėja Photoshopas ne visa galis. Jau ant visų nuotraukų nepakeisi tos spalvos, nagų plokštelės ir tiesiog tu nešvarumų. Filmuotojas ar ne, iš filmuotojo perspektyvos tai tikrai tu nepakeisi. Iš filmuotojo iš vis nieko nepakeisi. Jeigu aš dar kažkaip kažką juodai baltą padarai, tai ir jau geriau, bet... Kalbant dar apie tas klaidas, tai man atrodo, kad šiaip ar ne, kada mes, net ir moteris, kada perkam švarką, tai jisai turi būti kokybiškas, ar ne, kokybiškai pasiūtas. Tai kostiumas vestuvių metu, manau, jis turi būti kokybiškas, ne bet koks ten, kur būna kartais... man, kaip aš vadinu, nabašniuko kostiumas. Ir dažniausiai tai yra nuoma. Nuomos salonuose už pigiai išsinuomotas kostiumas, tai man čia yra blizgus koks dar. Nes nulygintas. Man atrodo, kostiumas tas dalykas, į kurį labai verta investuoti, nes jeigu suknelę tu užsidėsi vieną kartą gyvenime, tą pačią suknelę tikrai vieną kartą, nes jeigu bus sekančios vestuvės, norėsi kitos, kostiumą vyras galės nešioti dar, jeigu stipriai nepasikeis figūra, dar 50-15 metų drąsiai, jeigu čia klasikinis, geras, pavyzdžiui, juodas kostiumas, jis bus aktualus visą gyvenimą. Taip, ir aš apskritai manau, jeigu nuotaka investuoja, tai kodėl jaunikis neturėtų investuoti? Čia aišku, vyro yra paprastesnis gal požiūris, jie dažniausiai netaip nori investuoti. Gerai, Eglė, tai ką daryti, kad neįvyktų tos klaidos? Kurios? Kad kostiumai prasti nebūtų. Tiesiog kokie žingsniai, ar ne, turi būti link jaunikio kostiumo. Turbūt pirmiausia, nuotaka turi išsirinkti suknelę, ar ne? Tai yra dažniausia praktika, bet tikrai, žinok, mes turim tokių atsakingų ir stilingų jaunikių, pagal kurių kostiumus derinam suknelės. Pas mus gal tokios bėdos nėra, nes suknelės dauguma yra labai vis tiek dauguma jos yra klasikinės, tai gal man sunku šiek tiek šitoje vietoje šnekėti, bet vėlgi čia galbūt yra net ne apie jaunikį, o kur jūs einat to kostiumo ieškoti, nes tiesiog yra kelios vietos, į kurias tu nueisi ir žinosi, kad visada bus gerai. Pavyzdžiui. Tai aš konkrečiai visiškai tik tai apie Vilnių, kas liečia kostiumų nuomą, aš nepasakysiu nieko, nes neįsivaizduoju. Žinau, kad Vilnių vienas salonas turi, bet neturiu jokių patirčių tenais. Tai faktas, kad Suit Supplies Vilniui tikrai populiarėja kolegos aprangos kodas. Ir yra dar, žinau, kad Gariūnas ir Rolando kostiumai, apie juos turbūt visi žinom, bet ar labai mes taip dažnai susiduriam, visokių ten tų atsiliepimų teko girdėti, kad labai didelis pasirinkimas, bet nebūtinai jie ten visi labai geri yra. Tai nuo segmentų, mūsų nuotraukos, tai faktas yra, sakau, aprangos kodas, Suit Supplies, arba tada jau individualus siuvimas, Lekeckas, aš esu girdėjus jo, kad labai gerai. Dar sakyčiau, iš Vilniuje tokių, kur... Siūna klausimas, kaip jo,
nes jinai pradėjo turbūt dar didelių, kažkokių ryškesnių pavyzdžių neturim. Bet jo, faktas, audinys ir marškinių spalva, tai turbūt yra didžiausiai diskusijų sukeliantis momentas, ką ten su jie daryti. Tai ir prašo ir atkirpti nuo suknelės medžiagos gabaliuką. Aš laikas, kaip jūs įsivaizduojat, bet yra pasiūta suknelė ir dabar ateinam ir kerpamės ją tą gabaliuką. Tai ne, tikrai jokių gabaliukų nekerpam ir neduodam. Kartais aš turiu to pačio audinio tiesiog, taip, nes mes tikrai siūnam ir papildomus aksesuarus. Tai aš tą gabaliuką vienokį arba kitokį duodu, bet iš esmės tai yra du tokie kodiniai pavadinimai, su kuriais nuėjus į gerą parduotuvę, kur dirba profesionalus konsultantai, nuo galvos iki kojų, realiai suit supply, tikrai, kur dažniausiai turbūt jaunikiai šiuo metu randa kostiumus, tai ten nuo galvos iki kojų, iki aksesuarų, batų, visą įvaizdį. Ir tada nėra tikrai nei, kad ten nuo suknelės skiriasi, užtenka nusinešti suknelės nuotrauką arba nusiųsti kažkaip jiems, kad jaunikis ar nematytų, bet jie tikrai... Nuotraukose jo, su spalva sudėtingai, bet du kodiniai žodžiai, tai visos suknelės yra pieno baltumo, yra tik tai šilti arba šilti atspalviai. Ir viskas, tu pasakai, ar labiau į šiltesnę pusę, ar į šaltesnę, ir taip, kad idealiai suderinti niekada taip nebus ir to nereikia. Svarbu, kaip tu sakai, kad nebūtų kažkokių drastiškų skirtumų, kur ten, žinai, marškiniai į mėlynumą net ant kiek balti, o suknelė, taip stipriai šampaninė. Tai faktas, kad tada... Taip, tikrai, sakau, nereikia ten jau. Bet yra stilistų, kurie sako, kad nereikia derinti, pavyzdžiui, spalvos ir viskas, jeigu tai stipriai skiriasi, tai visada daug diskusijų sukeliantis klausimas, o vienos tiesos nėra. Turbūt, bet vis tiek, bet kokiu atveju svarbu yra, kad tas stilius jaunųjų sutaptų, kad nuotaka nebūtų klasikinė ar ne jau užpuoselėto, jaunikis atvarus su langučiais. Arba su langučiais. Tiesiog tai turi būti. Ir su Air Force'ais. Naiko. Kaip aurimas. Na ką, tai ačiū labai merginos, kad sudalyvavote mūsų podcast'e. Šiaip jaučiu, kad tiek plėtų čia mes neištraukiam, kažkaip labai santūriai. Bet mes galėtume čia diskutuoti ir plėstis tomis temomis, nes tai yra tiesiog neišsenkanti tema. Aš iš tikrųjų neuždaviau pusės klausimų. Bet aš jaučiu, kad apie šitą klausimą kalbėsim pusvalandį, apie šitą. Tai tiesiog gal pasiliksim kitiem kartam, gal kažkada kokį laivą reiks padaryti, kažkokie klausimai, atsakymai, bet aš manau, kad nuotakoms atsakėm į daugelį klausimų, į daugelį tokių, kur ir jaunikiam net, kas kamuoja šiuo metu. Tai linkiu jums gero sezono, nuotakų nesiaubūnių. Ir susitiksime. Būkit draugiškos visos, prašom, būkit draugiškos. Aš tai gal tik tai pridursiu, kad jo neatsakėm daug klausimų, bet, supraskim, kad tuos klausimus geriausiai gali paslaugos tiekėjas atsakyti ir, nereikia bijoti, mes nesam kažkokie, mes nesam užsidėję kažkokių sienų, kad nebūtų įmanoma paklausti. Ir net tokie klausimai, kurie atrodo netinkamai, jūs tikrai galite klausti ir mes tiesiog pasirinksim, ar juos atsakyti ar ne. Bet, jūs nebijokit eiti ir svarbiausia, tai neuždavinėkit forumiukuose tų klausimų, o tiesiog ateikite tiesiogiai pas tiekėją, nes tai bus teisingiausias atsakymas. Labai geras pasisakymas, aš tą patį visada sakau, nes aš tiesiog, kai paskaitau atsakymus forumuose, tai yra, ta prasme, 99% yra... Mitai. Taip, labai geras pasakymas. Mitai. Tai ką, ačiū labai. Gabriela iš Cake Time, mano pagrindinė šiuo metu tiekėja tortų Vilniui. Ačiū Dievui, pagaliau turiu tobulą tortų tiekėją Vilniui. Tai labai džiaugiuosi, Gabriela, kad tu šiandien atvykai. Ir ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu. Man tai labai smagu, nes šiaip Gabriela, prieš tai čia vyko tas merginų trejato pokalbis, jis vyko valandą, nežinau, kiek Algirdas apkarpys, bet Gabriela ėjo pokalbio beveik pradžioj su ta dėžutė, su tais gabalėliais, kurie yra čia. Ir aš galvoju, galite greičiau pabaigti savo pokalbį. Tai tu imk. Ne, tai aš vėliau. Nesupyks, Aš vėliau, žinok, žiauriai gerai atrodo.
Tai komplimentai didžiausi tau. Aš tikiu, jau indelė atrodo gražiai, tai kaip visas tas šedevras. Gaila, kad prieš tai nefilmavo, nes plaukė kaltinimai, kad dėl tavo svorio ir valgymo sutrikimų visokių kalti yra tortų kepėjai ir kalti jaunieji, kurie tau įdeda. Tai jūs, jaunieji, gal jūs nieko jam nebeduokit išeinant iš vestuvių, tiesiog sumokėkit, kas priklauso ir viskas. Ir viskas. Taip. Nes... Jo, man šiaip įdomus, aš daug klausimų turiu. Tai nežinau, tu paklausinėk pirmą, nes aš vėliau duosiu laviną. Klausinėk, tu gerą klausimą uždavė, Gabriela, kiek tu esi metų rinkoje tortų, kiek gyvuoja tas Cake Time? Tai iš esmės esu visiška savamokslė. Nėra taip, kad nuo kažko labai mokymų pradėjau ir tada tik tai važiavau iš tą visą rinką konditerijos. Bet šiaip taip, grubiai tariant, tai su tortais darbuojuosi jau 3 metus, bet viskas prasidėjo nuo namų virtuvės, visiškai šalia dar pagrindinio darbo. Tiesiog pajaučiau, kad noriu, kad patinka, kad kaifuoju nuo to, pradedant nuo užsakymų derinimo iki pat atidavimo ir po to atsiliepimų gavimo. Tai viso to proceso labai visada, tiesiog kaifuoju nuo to. Ir jau sakau, taip grubiai tariant, tai 3 metus. Ir metus laiko turiu jau savo studiją gamybos, kur iki šiol dar darbuojuosi viena, solo esu verslininkė, bet jau turiu pamastymų, kad reiktų plėsti mano komandą. Tai reiškia, užsakymų daugėja, kad tas poreikis atsiranda. Tikrai taip. Ir jau dėka Ivetos jau šiais metais matau, kad darbo bus, jau ramiai esu tikrai. Tai reikės man pagalbinių rankų. Čia dar toks Jeigu norit, galite komentaruose arba tiesiai skambinti. Man šiaip yra įdomu, nors mes kalbam, kad esi įsikūrus Vilniuje ir tikriausiai daugumai jaunųjų klientų išgirdusio, tai Vilniuje, tai okei, dirba tik tai aplink Vilnių. Bet aš pačioje pradžioje, dar prieš pokalbį, jau išgirdau iš tavęs, kad tavo tortai keliauja po visą Lietuvą. Visiškai taip. Ir juos pati pristatau. Arba turiu pagalbininkus jau ties pristatymu, bet visiškai be problemų pristatau iki visiškai toliausių kampučių Lietuvos. Netgi turėjau draugę, kuri atsisakė ieškoti Lenkijoje tiekėjų, tai teko tortų vežti ir į Varšuvą. Tai visiškai saugiai nukeliauja, labai viską supakuoju, kad šaltai būtų visa kelionė, kad saugiai transportuotųsi, tai tuo pasirūpinu. Apie transportavimą. Pas mane buvo tas klausimas, galiu aš? Gerai, vieną iš tų 3. Tu laikyk savo tas klausimas, daug, kiek sakei. Apie transportavimą, tai jauniai taupydami biudžetą, ar ne, labai dažnai, turbūt ir pas tave pasitaiko atveju, kad sako, paims ten tėvai. Tiesiog iš profesionalo pusės, ką reiškia, kada netiekėjas atveža desertus? Man kainuoja tai nervų, kad aš atiduodu ir nežinau, kaip jisai nukeliauja į šventę. Jauniesiems tai kainuoja irgi nemažai streso ir tiem patiem tiekėjam, kurie jau pasiema pas mane, sakykim, ir nuveža tuos tortus ir desertus į šventę. Tai tam, kad tai išvengt, aš mielai tuo pasirūpinu, tą padarau ir pristatau saugiai, technologiškai, su avariniam, su 20 km per valandą iki pat šventės. Taip. Ir visiems tada ramu. Ir man tuo labiau. Tai kokios yra rizikos, kad susigadins deserto išvaizdą, ar ne? Taip. Kažkaip pakryps, nukris. Dažniausiai taip, nes galiu tikrai 100% garantuoti, kad tiesiog žmonės nesupranta tos atsakomybės vežti maistą, tortą ir taip toliau. Tai važiuoja kaip įprastai, o aš labai visada sakau, kad pristabdyti ant visų gulinčių policininkų, ant posūkio pristabdyti, neskubėti, nepamiršti, kad veži, pastatyti ant žemės. Visus labai reikia vis tiek prižiūrėti tos niuansus. Dar turim nepamiršti temperatūrą. Be abejo. Ir aš kažkada esu beje ėmusi Klaipėdoje, buvo toks incidentas, paėmiau makarunsus, turėjau nugabenti į šventės vietą, bet tiesiog
paėmiau tos makarunsus, kur jaunieji buvo užsisakę, turėjau važiuoti pas nuotaką, tada į bažnyčią, tai tie makarunsai keliavo su manim 3-4 valandas ir atkeliavo visi sutyžę. Kad ir kaip aš ten juos saugojau, tai žodžiu, tokia čia kaip ir mano ar ne feilas buvo, nes Taip. Man niekada nėra buvę, kad makarunsai ištižo. Iš kitos pusės aš manau, kad tai yra klaida, nes turėjo iš tikrųjų tiekėjas pristatyti. Turėjo pasiūlyti jauniesiams, kad pristatytų ten, tiesiog tokia buvo situacija, kad aš turėjau paimti, bet neturėjau tiesiog galimybės nuvežti iš karto į šventės vietą, tai netgi aš galiu sufeilinti, ką kalbėti jau apie svečius, ar ne, kurie Taip. Tikrai nesupranta, kokioj temperatūrai tu turi vežti tortą, kokios rizikos yra, jeigu tu skubėsi kažkur, jeigu nenuveši atitinkamų laikų ar ne, tai mano kaip profesionalis patarimas yra niekada nevežti desertų patiems. Ir taip pat prie to pačio galiu pridėti, pagalvoti apie desertus prie to pačio šampano staliuko, jie stovi lauke. Taip. Tikrai buvo ne vienas atvejis šią vasarą, kai buvo užsakyti irgi ar makarunsai, ar tie patys cake popsai tokie, nors jie atrodo, kad, tai ką ten iš biskvitinių ten desertas padarytas, bet tiesiog dėl temperatūros viskas, tirpsta. Čia natūralus visiškai procesas. Tai galime netgi prieiti prie trendo, po ceremonijos pjaunamas tortas. Ir tai yra dabar labai populiaru, aš esu konsultavusi labai daug porų, kurie galvoja, kad čia toks easy dalykas yra, paimi ir atpjauni tortą po ceremonijos. Kada kalbame apie tai, kad ne šventės vietoje, ar ne, ten po metrikacijos, po bažnyčios, tai mes vėl, ar ne, susiduriam su ta pačia problema, kur laikomas tortas iki pjovimo. Kas rūpinsis tuo pjovimu ir išdalinimu svečiams, įrankiai, temperatūra, jeigu tai yra virš 30 laipsnių karštis, tai kaip tas tortas atrodys, ar jis bus laiku atpjaunamas ar ne. Tai čia, šitas trendas, aš manau, jis toks yra labai slidus. Ir mes beje šiemet turėsime, bet tik tiek, kad aš jau esu apgalvojusi, kur mes laikysim ar ne, ir mes irgi kalbėjom apie tai, o tu nesusilaikei, ar ne? Čia populiariausias skonis šiaip. Šiaip ir mane vilioja, tai aš nesijuoksiu, nes aš irgi turbūt griebsiu, kada tu jau čia ateis tavo klausimų dalis. Mūsų yra 7 dabar studijai, yra 9 gabalėliai. Ai, tai aš realiai galiu suvalgyti, kiek man yra skirta gabalėlių. Tai tiesiog gal tu dar, Gabriela, trumpai, kada mes norime pjauti iškart po ceremonijos ir tai nėra šventės vietoje. Apie ką reikia pagalvoti? Gali plačiau, žinai. Tai iš tiesų labai svarbu apgalvoti, be abejo, tas laikas, nuo kada bus atvežtas tortas ir kada valgomas, nes dėl to aš irgi tada turiu iš anksto apgalvoti, kada jį paruošti. Galbūt man visgi reiktų asmeniškai dar susisiekti su šventės vieta, su darbuotojais, kurie ten, kur visgi vėsiau būtų galima laikyti. Nes taip pat aš turiu prisiderinti ir pagal laiką pristatymą. Arba tiesiai atvežti net į tą patį pjovimą, ar ne, jau pastatyti tortą. Taip, nes yra įvairūs galimi variantai. Galiu atvežti visiškai paruoštą tortą, galiu atvežti pusiau paruoštą tortą, tai yra tik tai pavyzdžiui baltų kremų dengta, o jau jaunieji, kaip mes irgi kalbėjom, derinom užsakymą, kad gali pabaigti dekoravimą vietoj, o yra galimas variantas, kaip tokia irgi gal šalia pramoga, kad rinkčiau vietoje iš vis tortą. Yra ir tai tokia galimybė. Tai dėl to tai iš vis galima būtų nepergyventi, kad bus nešviežias ar nenuvažiuos tas tortas. Tai yra tokie galimi variantai. Bet be abejo, svarbiausia yra apgalvoti tą laiką, kiek jisai bus ne šaldytuve, ne šaltoj temperatūroj. Plus taip pat apgalvoti, kiek reiktų, nes jeigu jaunieji nori, kad liktų keli gabaliukai pakartot, tai vėlgi, kur jie gulės, ar jie gulės tiesiog sąlyčių su oru, tie gabaliukai, ir šils vėlgi, ar jie galės keliauti kažkur vėsiau ir dar tiesiog liks pakartojimui kažkam.
vėliau. Dabar apie tą kiekį, ar ne, prakalbam, tai torto svorį, kaip tu skaičiuoji žmogui, 100, 150? Mano rekomendacija yra visiškas toks vidutinis svoris 150 asmeniui. Kodėl toks svoris? Dažniausiai suvalgomas toks vienu prisėdimu, sakykime, apie 120 gramų gabaliukas. 100-120. Nu, pat jeigu Aurimas valgo. Taip, nebent nevalgo ketvirtadalį tortą. Taip, bet čia toks standartas vidutinis, nes vis tiek visi būna, dažniausiai po vakarienės tortas vis tiek būna, tai toks vidutinis skaičius yra 120. Bet kadangi tortas nėra tiesiog svoris tas valgymo svoris, sakykime taip, pats skonis, bet yra papuošimas, yra kremas dengimui, kuris būtinas, kad transportuotų tortą, kad technologiškai jisai būtų stabilus, tai dėl to prisideda dar tie keli gramai papildomai. Tai todėl toks vidutinis, standartinis skaičius tai yra 150 gramų asmeniui. Tai mano paskutinis, galiu aš jų paskutinį klausimą, bet šį man žiūri įdomu klausyti. Tiesiog kokios yra tendencijos tortų, išvaizdos, skoniai, kas būtent pas tave? Ir dėl tendencijų, ir šiaip dar grįžčiau prie tų skaičiavimų. Tai šiuo metu aš matau labai aktyviai ir jau daugiau jaunųjų pasirenkančių tik tortą šventį. Ir mane tai labai džiugina šiaip. Nes tai yra toks tiesiog vienas desertas, be jokių papildomų dar kitų desertų. Be abejo, tai smagu turėti įvairovę, bet labai svarbu tada irgi atsižvelgti tą estetiškumą, visą bendrą spalviškumą, patogumą, valgymą ir taip toliau. Tai kas liečia tą svorį 150, tai jisai optimalus, jeigu tik tortas yra. Jeigu irgi toks trendas gal, kad labai nori mažiau kiekio, kad iš vis neliktų nieko pakartot, tai galima rinktis ir mažesnį tą svorį, bet nerekomenduoju, nes tikrai darbuotojai kartais nepapjausto teisingą kiekį. Ką žadėjau sakyti, gali čia priklauso nuo to, kas pjausto, nes kartais būna profesionalus padavėjas, kuris ar nemato, kiek pjauti, bet būna tokių, oi, aš tai bijau čia pjaustyti, man čia yra stresas. Ir pjausto gabalais tiesiog. Taip. Tai dėl to visada rekomenduoju visgi rinktis 150, ne mažiau, o netgi galima daugiau, jeigu žino, kad, pavyzdžiui, tikrai yra svečių, kurie smalyžiai, kurie labai norės pakartoti tą desertą, arba pusryčiam liks. Tai visada rekomenduoju gal ir šiek tiek visgi pasirinkti plus tie pusę kilogramo, bet kad būtų. Kas liečia trendus, tai toks vienas didžiulis trendas, kad tik tai tortas, man čia jau, sakau, toks labai fainas požiūris į desertą. O šiaip minimalizmas. Nu tai čia tokia klasikėlė, kur tiesiog yra minimaliai pridėta ar sausų augalų prie dekoro. Arba užrašiukas realiai, arba širdutėm tiesiog papuoštas toks žaismingumas, lengvumas dekore. Jo. Taip, ir aišku, tas torto pašimas turbūt vestuvių metu. Taip, dar apskritai. Bet čia, kas liečia dar tolesnius tos trendus ir taip toliau, šiais metais tai visiškai bus tas žemas, platus tortas. Blynas, kaip. Blynas, taip rašiai, kad užsakom blyną visgi. Tai jo, tai šitas bus su uogom arba tiesiog paprastas baltas, tiesiog be nieko. Ir beformiai, dekonstruoti tortai, kur nestandartinių formų arba iš vis stačiakampiai, nežinau, pusrutuliai tokie. Tarsi labai fainiai žiūrėti, kaip jaunieji irgi su lengvumu tokiu žiūri ir žaismingumu, kaip tokia irgi šventės detalė gal, kad nebūtų tokia klasika, 2 aukštų tortas. Jo. Aš dar tiesiog pridursiu prie viso to, kad trendina ir apskritai ne tortą pjauti vestuvių metu, turėti kažkokius tai desertus tiem, kas smaližiai, jeigu jaunieji yra nesmaližiai, tai picos pjovimas būna ten šakočio, kažkoks laužimas, šimtalapis ar kažkas. Jo, tai čia jau aišku yra kita kategorija, ar ne? Bet tai irgi matau, kad šiuo metu yra trendas, tai aš turėsiu šiemet, kur jaunieji nepasirinko torto ir pjaus picą.
Tai va. Tai okei, aš dabar imu tada desertuką. Neim šitą. Įimu. Palik kažkam kitam. Čia gal pasakysiu, kad... Jo, informuok, kas yra per skonį. Atnešiau... Taip. Vat, Nes yra dabar... pasiflorų ir pistacijų, ne? Taip, čia pistacijų mango. Atsiprašau. Taip, yra rūgštelė pasiflorų, kad Jo, šiek tiek atitolint nuo to saldumo mango. Traškutis yra viduje taip pat. Tai čia šitas yra tiesiog topų topas. Populiariausias skonis iš visų. Derinys gaivus, pistacijos šiaip visų. Mano skonio. Mėgstamiausias riešutas, sakykime, o derinys su mangais tai sužaidžia tiesiog tobulai. Atnešiau taip pat irgi vieną iš populiariausių, tai šokoladinis, toks klasika tokia, sakykime, jau su traškučiu. Daug kas sako, kad tas šokoladinis kremas primena ledus šokoladinius plombyrą. Ir atnešiau taip pat, šiaip, kas mane džiugina, kad grįžta kažkaip medaus tortas į trendus. Aš galvau, paragausite, Gabrielė, bet čia galvoju, vizualiai kaip medutis. Yra irgi pas mane jaunųjų, kurie būtent nori to. Ir taip pat apie Napoleoną labai girdžiu, kad vis grįžta kažkaip rinka tas Napoleonas. Tai jo, taip po degustacijų vis gauna atsiliepimų, kad kažkoks kitoks medutis. Tai taip, aš atradus ten ne tą standartinį tokį kremą, grėtininį, kur visi galvoja, kad tai jau medutis, tai ten riebų ir rūgštų ir taip toliau. Bet ne, aš sužaidžiau su kitais dar sūriais. Tai derinys toks man visai patinka. Man smagu yra tas, klausant tiek tavęs, tiek Ivetos patirčių, smagu, kad, gal tai pasakysiu, gal suprasi, tortas tampa šventės dalim, ta tiesioginė to žodžio prasme. Nes seniau jis būdavo toks kaip, turėsim tortą. Kažkas tokio. Kažkiek ten liko pinigėlių, kažkiek... Ir iš karto asociacija yra, koks ten yra tas sluoksnis kremo, riebus ar panašiai, kuris žiūri tą, kur pirmas aukštas vis dar tas toks, kur valgy duosi savo priešam ir kažkam turiuomenį, kur tiesiog skirtas atneškit pjūklą, nes nepjausim kitaip to patinio aukšto, bet aš turiuomenį, man smagu tiek tavęs klausant, kokia yra svarbi dalis ir kai tu ypač paminė apie ten medutį, grįžtant Napoleoną, tai man yra tas toks asociacijos su to, kad jaunieji galbūt kažkiek žiūri tą savo, nežinau, tą praeities tos skonius, nes toks, man, pavyzdžiui, medutis, Napoleonas yra toks, kur grinai, toks, kur asociacijos iš savęs galbūt, tai labai labai fainai. Tai kalbant apie skonius, tikriausiai, ar visus paminėjai, kas yra dabar jau trendiniai, kalbant apie skonius, ar yra kažkas galbūt, į ką reikėtų atkreipdėmės? Šiaip tas trendas, tai ką minėjau, tos pistacijos, tai čia jos visur ir užsakomiausias skonis, bet šiaip matau, kad grįžta klasika. Taip, ką ir sakiau, medaus, Napoleonas grįžta tas toks... Man atrodo, mano vieni jaunieji, tie užsieniečiai, tai... Napoleoną labai užsiprašė. Nors jau net neturiu meniu, bet čia tokia paslaptėlė, kad jeigu jau kažkas kažkur ragavo mano Napoleoną, tai vis grįžta, sako, tai jau neturit, ko gerai pagaminsi. Bet aš manau, kad kaip yra su tais skonių pasirinkimais, ar jaunieji, kaip supratau, gali užsisakyti ant degustacinius rinkinius pas tave, bet kadangi tu, tavęs klausant, tu mats, kad tu kaifuoji to, ką darai, tai aš manau, kad jie gali, kalbėti, kad, pavyzdžiui, mes ten mėgstam, aguonas kokios nors, bet pas jūs nemato meniu, ar yra galimybė, ar nėra. Aš esu atvira dėrėtis ir daryti išimtis, man smagu pačiai, kad klientai žino, ko nori, žino, ko ieško. Aš mielai prisiderinu, ieškom derinių kažkokių. Tikrai turiu kelis jaunuosius, kurie šiemet irgi matau, trendas, grįžtu prie trendų, su matčia tortus labai nori. Ir visus labai raginu nerinktis tik tai šito skonio, pavyzdžiui, turėti tik tai kaip tokį papildymą šalia, dar papildomą, nes labai, tikrai ne kiekvienam. Bet jau šiemet turiu įtarimų, kad įvesiu gal į meniu, nes vis gaunu užklausų dėl matčia derinių. Tai taip individualiai paruošiu, paragauti ir išsirenkam tos skonius. Dubajaus skonio neturiu, bet galim sužaisti su tuo, kad tiesiog daugiau traškučio pridėsim prie pistacijų torto ir kažkiek primins tą Dubajaus skonį. O šiaip, pavyzdžiui, nežinau, kaip tau pačiai ir šiaip gal patarimas jauniesiems, nes tortas iš galbūt senesnių tų, kaip vadinkim, taisyklių tapdavo dekoro dalim. Ir dažnai jis ten būdavo toks, kaip aš sakau,
jeigu ten gali padėti arba tortą, arba močiutės urną, nes toks gaunasi, ten stovi 5 stalai, galia kolona ir tas tortas, ar jis turi tenai būti, ar tavo nuomonė, kad jis turi tik tai atkeliauti prieš pat pjovimą? Mano asmeninė nuomonė, jis atkeliauja pasižiūrėti kelias minutės, pasidžiaugti tą akimirką ir būti suvalgomas. Čia nėra, be abejo, viskas priklauso nuo norų. Ir aš tikrai atsižvelgiu į klientų norus, jeigu jie nori, kad ten visą vakarą tas tortas stovėtų, bet aš ten nerekomenduoju, nes tai šiluma. Išvažiavus, bet aš tiesiog kartais tiek pat, žinai, žmonės iš nežinojimo siūlo, šventės vietos siūlo iš nežinojimo, dekoratorius siūlo iš nežinojimo. Tie patys, tikiu, ten vedėjai ar fotografai. Tai čia nebūtinai, žinai, iš nežinojimo, tiesiog žmonės nori to. Tai jeigu žmonės nori, tai kodėlgi negalima daryti saldų stalą, jų vestuvės, jų taisyklės. Tai, bet iš tikrųjų tendencija tai yra neturėti jau to saldaus stalo, tiesiog, kaip Gabriela sakė, išnešti tortą pjovimą. Nes ypač, tai tikiu, turi įtakos ir gali skonį, nes vis tiek stovi gana ilgokai tenai. Be abejo, visada prašau perspėti, kad ar stovės, kad nori, kad stovėtų ilgiau tas tortas, nes tada gali skirtis ir kremas padengimui, nes tiesiog tada turėtų būti kuo stabilesnis, kad atlaikytų temperatūrą ilgesnį laiką. Jeigu dar prieš tai tortas pristatomas į kitą Lietuvos galą, tai čia dar plus tas laikas, tai visą tą atsižvelgti reiktų dėl temperatūrų, be abejo, kad nepradėtų tirpti ir nepakeistų išvaizdą irgi. Man įdomus dar yra klausimas dėl figūrėlių. Ar tu jas gamini ir šiaip to požiūris? Nes man yra toks labai tarp figūrėlių labai slidus momentas, atrodo. Nes kartais kai kuriuose labai gražiose vestuvėse tu pamatai kokybiškai padarytas figūrėlės ir jos gal kažkiek net personalizuotas ir atrodo, fun, kažkokia, dalis kažko, kaip ir pats tortas yra tada dalis kažko. Gyvūnėlių figūrėlės. Aš norėjau sakyti, kad trendina jau praeitis metais. Bet kartais pamatytas tokius kaip, kur taksi vairuotojai turi pasidėję ant to priekio, kur pajudini galvą ir jis toks blablabla. Mano požiūris yra toks, ko nori jaunieji, tas ir bus. Be abejo, pasiderinsim, kad atrodytų irgi fun ir skaniai, bet nebūtina. Galima žaisti su tuo. Reikia laužyti šitos visus dalykus, kad turi būti viskas labai idealiai, gražiai ir taip toliau ir priderinta. Man atrodo, čia irgi galima žaisti ir vieta norams visiškai. Tai praeitais metais turėjau kelias vestuvės, kur tikrai labai norėjo gyvūnėlių kartu savim turėti. Tai ir ant torto keliavo tas šuniukas, kuris sumurzina nosytę su kremu ir ten iškrapštyta, lyg jisai pavalgytų. Tai tai tokios figūrėlės būna. Praeitais metais buvo jaunųjų, kurie norėjo figūrėlių jaunųjų ant torto viršų, bet toks, nesakyčiau, kad kičas, bet smagus tokia dalis, kur vintažinis tortas ir figūrėlė ant viršaus. Tai čia jau noras, žmonių noras. Dar vienas dalykas, ką paminėjai, kalbant su Iveta, tai kad torto paruošimas šventės vietoj. Aha. Tai ar tai yra, kaip aš pasakyti, ar tu jį darai kažkur ten užsidarius virtuviai, ar tai yra labiau programos dalis ir vos ne tau reikia, tu esi viską pasiruošus ir tau reikia, nežinau, ten 15 minučių prieš svečius ir kartu su jaunaisiais, su jaunųjų užbaigimu tas dar. Nes aš esu matęs tą tipinį, desertų šou, kas yra šiek tiek, jau tikrai nuėjęs dalykas. Tai man šitas dalykas, nes aš nesu matęs, kai yra konstruojamas tortas vietoje. Tai kaip atrodo tai? Tai galima Pinterest'e pasižiūrėti, be abejo visų šitų idėjų, bet realiai tai galėtų būti įvairiai. Galėčiau nuo A iki Z surinkti tortą, tai yra biskvitai sudedami, kremą išspaudžiu, be abejo viskas estetiškai atrodo, kad ir svečiai galėtų visą tą stebėti, o jaunieji užbaigti. O galėtų būti, kaip minėjau, atvažiuoja baltas tortas ir jau tik tai jaunieji išbarsto tas uogas, cukraus pudrą. Jo. Bet galėtų būti tiesiog surinkimas kaip tokia, sakykime, nežinau, tarpas, kur, jaunieji turi mini fotosesiją ir nori po jos torto ir svečiai kaip ir neturi ko užsimti, tai galėtų viena akim ten žiūrėti, kaip aš surenku, pavyzdžiui, tą tortą. Tokia kaip irgi pramoga, sakykime. Labai fainas dalykas, aš manau, kad čia, man atrodo, labai skaniai. Tai yra jau programos dalis, ar ne kažkokia tai tiesiog tradicija, kad tortą atpjauti. Bet čia, bet man atrodo, šitas ir tampa to tokiu apie to žmonės, nes, jie kitokio,
tokį tortą, kurį gaus, kuris bus rinktas iš šventės dieną prie jo akių, jie, nu, tokį kitokį ir negalės tokio torto rasti kitur. Tai čia apie tą emociją, apie tos įspūdžius, viskas apie tai. Taip, maistas, kuris šiaip suteikia emociją kažkokio, dar ir tu matai, kaip jisai konstruojamas, renkamas prieš tave, tai pramoga. Tikrai didelė. Mano dar klausimas yra, kiek maždaug sviruoja, nežinau, ar tortas įkainojamas yra kaip tortas, ar gramai kainuoja, ar kilogramai kainuoja, ar kaip yra pateikiama, ar ingredientai? Tai iš ko susideda kaina, tai realiai svoris, dekoras ir pristatymo jau ten niuansai visi. Realiai šitie 3 dalykai. Tai svoris apskaičiuojamas pagal porcijų kiekį, tai pagal rekomenduojamą svorį, tie patys 150 gramų asmenį, bet be abejo viskas individualiai skaičiuojama, tai paimam tą galutinį svorį, skaičiuojam pagal kilogramo kainą, skaičiuojamas atskirai yra dekoras, ką individualiai paskaičiuoju, ar ten sunkus, ar nesunkus, ar prie jo daugiau laiko turėsiu praleisti, ar papildomos medžiagos bus naudojamos tam dekorui, ar reikės kažko papildomai šiaip dar užsakyti, tai iš to kaina dekorui irgi susideda. Ir pristatymo jau detalės irgi. Ten jau atstumas susidėjo. Taip. Ir man dar yra klausimėlis, kalbant apie degustacinius rinkinius, jeigu galim tai vadinti. Kiek skonių rekomenduotum imtis užsisakyti degustacijai? Nes čia mes turime 3 skonius skirtingus, kaip ir iš jų gana būtų paprasta pasirinkti, nes kartais tu kalbi su jaunaisiais ir jie sako, kad jie gauna tą, pseudo tortuką apvalų, ten, kur yra kokie ten 8 skoniai, tai man atrodo gana painiai. Koks tavo yra pasiūlymas, kiek? Aš atradau savo tokį idealų skaičių. Mano degustaciniam rinkiny yra 6 skoniai. Jie įvairūs, čia yra mano meniu. Jie labai įvairūs, čia 3 iš jų prieš jūs. Ir dar 3 kiti. Ir 3 desertai. Tai kaip toks irgi toks pasirinkimas, kad maždaug orientuotis, kokie desertai pas mane yra. Tiramisu, panakota ir trendas irgi madlenai, sausainiukai, tiesa, šiemet. Visiems siūlo vietoj makarunsų. Verta paragauti. Tai bus degustaciniam irgi. Tai man atrodo, optimaliausias toks skaičius yra iš 6 skonių, labai skirtingų, kad kiekvienas rastų savo kažkokį derinį, ar saldžiau, ar gaiviau, ar galbūt klasika, medutis ir panašiai. Ir desertai irgi skirtingi, kad būtų pasirinkimas ir tiesiog orientuotis, atrastą savo favoritą. Tai kada dabar bus ta artimiausia degustacija? Artimiausia degustacija organizuojama 24 balandžio. Balandžio 24. Jau girdžiu, kad bus norinčių ir gegužę arba birželį ragauti, bet kol kas aš planuoju, kad tai bus paskutinė, tai labai rekomenduoju visgi suspėti iš tą paskutinį traukinį, nes po to jau prasideda vestuvių sezonas ir aš jau neturėsiu tiesiog galimybės ruošti. Norit padegustuoti, būkit kaip svečias. Sužinot, kur veš tortą, susidraugaukit, pakviesi vestuvės, paragausi. Bet dar aš turiu klausimų. Aš sakiau, turėsiu daug klausimų, žinok. Tai labai gerai, labai smagu. Ir man dar klausimas yra, pavyzdžiui, jeigu tortas yra, tas vadinkim, iš kelių skonių, tai kiek skonių rekomenduoji įtraukti tą tortą? Mano iš vis tokia bendra rekomendacija būtų rinktis 1-2 skonius. Nėra taip, kad visi svečiai galės visus skonius paragauti. Ir tada gali būti, be abejo, nebus gal dėl to problemų, bet kažkokių minimalių nusivylimų gali būti, nes sužinos, kad kita salės pusė ragavo kažkokį kitą, o mes čia šitą. Ir kaip čia dabar taip, o aš norėjau to. Be abejo, gali ir nebūti tokių situacijų, bet kad išvengto, rekomenduoju sustoti ties 1 arba 2 skoniais. Plus nėra taip, kad kiekvieno svorio tortą galiu paruošti ant 3 skirtingų skonių. 2 skonių galiu pasiūlyti nuo 5 kg renkantis tortą, nes tai vėlgi užima laiko paruoštą 1 skonį atskirą. O 3 skonių 90 kg tortas jau galėtų būti, jeigu labai jau nori tų 3 skirtingų. Tai jeigu čia taip matematiškai gaunas, pavyzdžiui, kažkur apie 40 žmonių, tai kiek čia gaunas kilogramų to torto? 40 žmonių rekomenduočiau taip optimaliai 6 kg. Realiai 1,5 karto. Tiesiog taip plius minus orientuotis. Okay.
Tai žinok, jau pas mane klausimėlį baigėsi. Aš dar kažką norėjau paklausti, bet tu užkišai. Ai, aš tiesiog norėjau žmonėm paaiškinti, jie degustacijas dažnai įsivaizduoja, nu, vat, kaip mes ateiname į restoraną. Degustacinė vakarienė. Jo, kad tai yra degustacija, kad tai užims labai daug laiko. Bet tiesiog norėjau visus atpalaiduoti ir pasakyti, kad jūs užsisakote degustaciją iš anksto, būtinai reikia rezervuotis jas. Ir jūs atvykstate ir pasiimate dėžutę tiesiog. Taip, rinkinukas paruoštas. Galit parsivežti namo ar ten su tėvais, kažkur. Rinkinys labai patogus ragauti visiems kompanijoje. Tikrai galiu pasakyti taip, kad tikrai labai skiriasi jaunieji. Yra, kurie tiesiog dviese su vienu prisėdimu gali išragauti ir suvalgyti. Aurimas. O yra tikrai, kurie valgo 3 dienas ir dar pasidalina su draugais, sugeba pasidalinti tuo gabaliuku tortu ir su kitais. Tai jo, bet čia jau sakau, laisvai galima dalintis. Šiaip man atrodo, kad degustacija nebūtinai turi būti net jauniesiems, o tiesiog toks laiko praleidimas paragavimui, įspūdžiams, pasidalinti, kas labiau, kam labiau patiko, o čia vat man patiko ta dalis ir taip toliau. Tai čia šiaip pramoga ir laiko praleidimas. Taip, aš dėl to ir sakau, kad reikia neišsigąsti, tiesiog galbūt geriau ten pasikviesti ar tėvus, ar liudininkus, ar kažkokius draugus ir tiesiog visiems paragauti. Aš esu pati, beje, mane kažkada yra pakvietę jaunieji degustaciją, tai ten su tėvais aš ir visi sprendėm, tai buvo irgi labai faina dalis, tai jaunieji sako, mums atrodo, kad čia vat kaip filmuose, kai suplanuotoje, tuos tortus degustuoja, tiesiog ir mano nuomonė jiems buvo įdomi, tai irgi fainas iš tikrųjų procesas. Tai ką, Gabriela, labai žinok, skanus tas tortas, bet reikia palikti ir kitiems. Tai mes žinom, kur bus. Balandžio 24 dieną Cake Time kontaktėliai yra, galit skambinti, rašyti. Nepamirškite. Jeigu kažkas nespėsit paimti, galit rašyti, mes paimsim už jumis. Paragausim, Aurimas pasakys, kuris skonis skaniausias. Gerai, ačiū tau labai, Gabriela, ačiū, kad pasižiūrėjai. Ir iki greito, jau iki greito. Tai ką, brangieji? Tikrai tokios 2 labai fainos temos šiandien buvo paliestos, kuriomis galėtume turbūt kalbėti ir kurios būtent pavasarį yra itin aktualu. Tai už lango turime sniegą balandžio 8 turime dieną. Prieš savaitę vaikščiau taip. O dabar reikia kailinių vėl. Tai va, bet labai smagu, žiūrėkit, komentuokit, lankykitės drąsiai ir šampaną ragaukit ir sukneles matuokitės. Siūlykite temas, dar turėsim paskutinį podcast'o sezoną. O kokia bus tema, dar nežinom, bet degustuodami tortus sužinosime. Tai va, ačiū labai, ačiū svečiam, iki.